Kas galvojo, kad čia bus mino, eikit nachui tiesiog, gerai? Aš noriu, kad plojimais sutiktumėt Anatolijų Soleinik! Kodėl pakvietėm? Nežinau kodėl. Neaišku. Labas, Anatolijų. Sveikučiai, sveiki gyvi. Nu ką, Nu ir viso, tada tiek ir turim šiandien. patiko man, kad prieš tai leidom Kelias į žvaigždės playlistą ir Anatolijus sako, blemo, kaip keista šitą muziką girdėti, savo kažkas smegenyse pradeda jungtis, tai koks jausmas išgirst senas geras dainas, šlagerius. Žinai, turbūt toks jausmas, kai ryte prabundi ir nesupranti, o Dieve, kas tu tokia šalia. Toks jausmas. Nesigaudai, nesupranti. Dar grįžta po truputį prisiminimai, bet dar tik po truputį, ne? Jo. Aš noriu papasakot, kaip mes ruošiame šitam renginiui įspūdingai. Aš tai galiu ne tik papasakot, aš iš tikrųjų galiu paleisti voices, kur mes Davai, siuntinėjome spalą, to ir esi. kaip mergos 17-kinės voisai siuntinėjome. Ja. Rasi? Rasiu seniai, aišku. Blet, gal neras geriau, nes dabar galvoju, kad nereikia. Kodėl? Taigi ten nieko blogo. Bensė, tai aš tada padarau planą, tau atsiunčiu ir vakare susimatom kokią 6, davai line-upę ir apsitarsim dar gyvai. Manau, kad bus zaibys. Aš kaip suprantu, Vaidakūnai, tu įsijautęs buvai, ne? Ai, kažkaip pagavau tą vaibą, bet man Lastauskas tai taip atsakė. Šitą tai gali ir nerodyti. O karočią, naku taip anksti, tikrai reikia 6. Nelabai mes ten turim ką ruoštis iš tikrųjų. Nu gerai. Durnelis, to klausai. Gerai, einam prie mūsų svečio. Anatolijau, kaip tu laikais papasakok visiems? Gerai, žinok, viskas fainai, gyvenimas rieda, Pinigais, krenta. Druskininkose, ar ne? Jo. Čilinu kurorte. Kurortas, ne? Ant kiek kurortas? Nes man tai druskininkai toks... Nenorėčiau aš ten gal tai. Nėra taip, kad nėra... Nupušęs pušinis kurortas. Nėra iš tų kurortų, kur taip pasako, seniai pavydžiu žiauriai, kad tu druskininkas. Pakanka, žinai, mano būdas toks, nesu radžiškas toks labai, plaikstytis prie žmonės nenoriu. Žinai. Tipo neatsiskaitai ne kortelę, bet auksų, bare. Jo, dantim. Arbatą dantim tinka palieka. tas lėtas druskininkų gyvenimas, aš pats toks esu biškai lėtas. Tai gerai. Flegmutis toks truputį. Flegmytis. Pasitęs Anatolijum. Gerai tą vandenį druskingą. Nu, tenka, žinai, visas parduotuvės prikištas tavo. Bet tai nėra normalus vandens druskininkas, ne? Vien tik toks, ne? Į aibę užbėgi, sakai, man nesuraus vandens, tu tik pyzdink, sakai. Ne vietinė, duokit man. Čia tipo nelygis gerta, ne? Šiaip dabar užsiemęs, nu, daug pas tave veiklos yra, ar bomžo gyvenimas. Nežinau, kaip čia kultūringiau paklaus. Ne, tikrai, veiklos daug. Šiais metais labai daug suplanuota dainų ir prifilmuot klipų. Tai, žinai, dar reikia ir uždirbti ant tų klipų. Tai, nu, veiklos, va. Čia vėliau eis lėkštė, sumesit visi ant vieno klipo, gerai? Bent ant pusės. Ja. Tai, žodžiu, uždirbi ir išleidi viską ant klipų. Nu, dar ant žmonos. Ir ant katinų. Okay. Kiek turi katinų? 1, 2, 5 kokius, ble. Tu kaip tai išpratėjus Bobo iš Simpsonų druskininkose mėtai. Į turistus. Dabar klausyk. Nu, kiek katinų? Aš turiu... Prieglaudą. Klausyk. Jūs teisingai šaudat. Ir su Simpsonais, ir su prieglauda. Viskas gerai. Mano dabar liko 3 katinai. Jau vietiniai. Likot, ką čia reiškia? Kažkur kas... Nu, nes prieš tai buvo šuniukas. Ir šuniukas sudraskė 3 kitus. Šuniukas labai greitai susirgo, numirė, labai liūdna istorija, tai iš tikrųjų, nu ką čia dar. Aš galvoju, kad šuo tiesiog išsikraustė, sako, pašaus. Pašaus katinais. Tada turėjau plus 5 katinus, tai broliai ir sesė. Plus 5. Tai tipo prie tų 3 dar plus 5 buvo. Ne, prie to šuns buvo tipo 5 tankistai ir šuo. Nu, tai buvo dėdė, mama, broliai sesė.
klasė turėjo 3 vaikus, nu išsprūdo merga, per morčių blemba atsivedė 3, nu... Nu ką daryti, nu spintoje atsivedė, ne, išmest, O žinai. jūs klausyk, jūs turėjot dėdę Katiną, Katinas, kur kniaukia taip. Miau, ble. Panašiai. Tai dabar klausykit, istorija tęsiasi toliau, čia tik tai mano katinai. 3. Eiktina. Tada per gatvę gyvena tokie aфиgieni kaimynai. Nu, aфиgieni, ten veisiasi, kas tik nori ir kiek tik nori, žinai. Kas sezoną vis nauja vada. Bet čia vis dar Tai- apie katinus mes kalbam, ar Jo, jo, žinok, vis dar mes kalbam apie katinus, Okay, žinai. gerai. Ne apie nelegalus, apie katinus. Tai atėjo 4 mergaitės. Kadangi mes juos prižiūrim, šeriam, gydom, jos ir liko, tada jos atsivedė dar 6. 6 ką, tipo... Nu, katinus, nu. Ble, atėjo 6 ir atsivedė ir visas nešės. Čia skamba kaip uždavinys, tipo pradinukų. Suskaičiuok, kiek, žinai. Anatolijus turėjo 3 katinus. Pas kaimynus buvo dar 5. Ir tada atėjo dar Dėdė katinas. 3 bičiai, šiaip, nu, turbūt po karantino palikti gatvėje, tai techniškai pas mane dabar yra 17 katinų. Ble, čia... Gerai, manau, kad čia už tą galima ir paploti, tikrai, ne? 17 katinų. Ja. Wow. Ar aš nežinau, ar čia klausys rekordo akademija, bet jums reikia apsilankyti pas Anatolijus. Bet čia yra... Aš vis dar lieku prie dėdės Katino, žinai, kur... Taip, jis ryžas. Pėza, kaip norėčiau. Manau, kad druskininkose bręsta katinų kavinė nauja, ne? Nes yra toks formatas, kur... Jis įeina Vilniui čia į tą ketką. Kečiuk, jo. Tu ne čia. Matai. Fantastika. Gera mintis. Tai tik Katinus augini, Tai nėra. realiai, žinok, taip pat ant tų klipų nelabai liks. Nu, Į taip paskaičiau. tai daug dirbu, žinai, nu, reikia Nu, daug jo, tada daug koncertuoti. dirbi, daug koncertuoji. Gali su visais katinais važinėti, kaip trupė. Išmokint per kišenės svaryti. Anatolijus ir katinai. Labai tinka seniai, tipo, su visais Katinais, nežinau kodėl, ble. Nežinau, kodėl. 17 Katinų. Jo, nu taip gavosi, bet žodžiu, mes juos priglaudėm ir... Ne, nu pagarba iš tikrųjų. Pagarba, seniai, maldės. Pagarba. Nes aš tai niekada gyvenime 17 katinų nepriglaušiu. Viskas prasideda nuo 3, žinai. Aš Po to net- atsipeikiai jų. Tavo Katinas vapšė overfinkeris būtų toks susiparinęs Visą visada. laiką. Ir galiausiai išeitų. Ir nebegrįžtų. Gerai, pakalbam, klausyk, Euroviziją žiūrėjai kažkiek atrankas, nu vis tiek muzikantas. Nu, čiučiut šiek tiek žiūrėjau, palaikiau netgi Liną Štalytę. Ką tokia? Liną Štalytę. Nu, tu nežinai, jinai iškart iškrito. Ei, Lina Štalytę paplojam. Beje, paplojam. Paplojam Liną Štalytį. Nu, va, Tai va. kiek žino, tiek ir ploja žmonės. Tokia nauja pažintis buvo, bet labai faina mergiotė, atvažiavo iš Prancūzijos, tai ir taip suvedė keliai, kad, nu, tiesiog, nu, aš ją palaikiau. Tu Žodžiu. čia jūsų pusę pažįstamų per Katinus susipažinęs. Nu, techniškai juos susipažinom per veterinarį, kurį jos draugė. žinai. Nu, taip, rimtai. O kaip tavo tas bičiukas, kur išrinko diržas tas? Žiauriai geras. Žiauriai geras gabalas. Čia pleistras? Jo. Pleistras. Pleistras. Ne, tikrai Metalinis patiko daina. Mačiau Silvestro geras. pasirodymą dar tose atrankose ir iškart su žmona pasakėm, kad jo, čia jo. Kad geras, ne? Įsimenanti tokia daina. Tai smagu, kad dar ir pataikai po to ir laimė. Nu, smagu. O kaip tau šito bareikio? Šiaip klausiu. Nu, Būtų užtekę 2 akinių nuo saulės, ar kaip manai? ne, man atrodo, kepurėlės pritrūko. Blet, jo. Jis buvo be šalmo, nesaugus, štai. Jo. Jo, rimtai su greičio akiniais ir be šalmo, čia labai nesaugu. Labai nesaugus. Bet jis kaip ant masės žmogus galvoja, 3 akiniai nuo saulės. Blet, ką čia dar padaryti, kad išrink moca, pisam į sieną, davai. Bet jums taip nepatiko, kas yra, kodėl jūs taip juokėt? Aš tai asmeniškai visą gerbiu Bareikio kūrybą, tai man labai patinka. Kas mėgstamiausia daina kokia? Bareikio? Ja. O Gangnam Style ten jo yra, man atrodo. O tu, Anatolijau, turi mėgstamiausią Bareikio dainą? Nežinau, ir kai tu pasakei, kokia mėgstamiausia, tai ir iškrito. Ta prasme, video gabalai yra Taip, nors faini. neprisimenu. Aš net per sveikinimų, per dainuojančius atvirukus turėjau... Pažiūrėk į mane, mama. Va šitą gabalą turėjau padaryti. Tai Tu pasitaupyk, tu čia dainuosi šiandien, aš tau galiu pasakyti. Mes Dar apie muziką kalbančią kažkokia moteris buvo įbėgus. Ir aš kažko jinai eina klausimą, nes nesuprantu, galvoju, gal reikia kažko... sakykit, per kur pirkti Alenčiko bilietus, mačiau, čia bus. Čia? Taip. Čia bus Alečiko? Jo. Geras. Vasario 28, tarp kitko, Alenčiko čia. Net nesakysi, kur čia tiesa. Čia tai. Čia.
O esi pats kažkada galvojęs, vat, gal Eurovizijos atrankoje dalyvauti? Kažkaip Nu, dainą. tada reikia dar daugiau biškai padirbėti. Dar daugiau kačių reikia. Ar katinus pradėti? Ja, reikia arba mažiau kačių, arba daugiau dirbti. Tai vienas iš dviejų. Aišku, kad pagalvoji, visada pagalvoji. Žinai, turbūt šiek tiek atpurtė nuo Eurovizijos, senesni Eurovizijos laikai, kai žiauriai išsidergdavo iš atlikėjo. Nu, žiauriai. Kas, komisijos? Tai tart nemoka jo, žinai. Tai gabalas lievas, tai ten tu lievai stovėjai. Bet aš įsivaizduoju tave, žinok, Eurovizijai, nu pačioje Eurovizijai. And now, please welcome Lithuania, Anatolijus Oleinik. I don't know why. Again. Taigi, ja, bet tiesiog tą patį išsiversk į anglų kalbą ir judam. Tipo, Tai bandė daryti, žinok, tie Bavarija jiems neleido. pagavo iš karto. Taigi rimtai taip ir buvo. Tai aišku, kad Buvo nepersistengė. gabalas Bavarija. mes čia, tipo, ir po to jie išvertė į VR. Laimėjo Lietuvoje atranką, bet neleido jiems dalyvauti Eurovizijoje ir tada išvažiavo Aivaras su Beret. Kurie visi puikiai prisimena. Beautiful sunrise. Ja, šitas. Figenai. Stipru. O klausai kažko? Iš lietuviško šiaip muzikos. Turi mėgstamų atlikėjų? Nu, turiu Jessicos, klausau. Gian patinka. Gian. Savęs klausau. O ko? Per vinilą. Savo voice, ne? Kaip mes Jo. savo leidom. Nu, o šiaip daug neklausau, žinai, dažniausiai tekdavo tiesiog susidurti su tą muziką pakeliui. Tai šou kažkokiam, ne? Tai spec koncertuose. Tai, pavyzdžiui, Marijonui Bekus gal 5 metus dainavo, nu tai teko jo repertuarą visą ten jau mintinai iškauti. Dahuja geria Mikutavičius. Ne. Jis Jis garsėja blaivus, šiaip tvarkingas blaiv- vyrukas. Taip, aišku. Ir Papasakos. jis myli Lietuvą. Okay, tai buvai, šiaip visai įdomu, buvai Marijono Bekose, nedaug metų. Apie 5. Tai važinėjai po visą Lietuvą, ten Visas arenas išvažinėjom jo. visi yra daug prisiminimų. Daug yra prisiminimų, labai faina Hebra groja su jo grupė, buvo klasiška, tikrai nulygis. Žmonės užlipo ant scenos ir tiesiog leidžia įkrus. Tai, žinai, smagu yra būti tokiam... Leidžia ką? Įkrus. Nu, Čia Paulius, muzikinis įkrus. Paulius, žinok, jis yra toks, jis viską tiesiogiai labai supranta. Aš galvau, kad tipo koncertavo džoskiam turtingiam, žinai, žmonėm. Ir mėtė įkris. Netulpės įkrai išerė juodais. Tai va. Nice. O yra kažkoks, pavyzdžiui, atlikėjai, nes tavo atveju, tu laimėjai Kelias į žvaigždės, taip? Aš nemeluoju taip sakydamas. Ne. Taip, tu laimėjai Kelias į žvaigždės 3. Ir čia daina su Marijonu keliavo jau po to, ne? Oi, tai čia stipriai, po to čia maždaug Jo. kokius 7-8 metus. O nebuvo sunku, kai iš tikrųjų, kai ten visas dėmesys tau, tu laimėjai projektą, visa Lietuva žino tavo dainas ir tada vat, varai ten Bekus, pavyzdžiui, nereikia kaip atlikėjų, kaip kuriejų persilaužimo kažkokio to į tam. Reikia, čia žinai, yra garbės, šlovės ir pinigų testai. Ir kaip tu su jais dorojasi, tai iš esmės po 5 metų važinėjimo su Marijonu, man net žmona atėjo ir pasakė, žinai, gal jau rišktų su to šūdu. Ai, tipo, Nu, tipo, jau užteks. Nes per daug gerėt. jau Iš tikrųjų- grįžta, žinai, katės jau pohui. Jo. Tai aš nuo to laiko iš tikrųjų niekam ir nebedainuoju Bekų, apart Katažinai. Nu, taip, tokie draugiški, gražūs santykiai. likę Seniai aš nuo irgi, senų kad laikų. žinai, dainuočiau Bekus. Nu, pats suprantingi. Nu. Nu, Bet tu ne iš Beko dainuot. Čia reikėjo pagalvoti, bet gerai. Jo, čia čiuvas muzikantas, vėliau parėjo. Vienas suprato, viskas yra gerai. Jau yra neblogai. o tu šiaip, kai solo varai, esi buvęs, nu, vat, žiauriai Nieko. keistam privatė, nu, tokiam, nu, kur, nu, pažiūrėk, kaip Danskėje bankė, kur pažiūrėjot, nežinau, Tinder, Svindler ir tada tavo pasirodymas. Nu, Svindler ir Tinder nebuvau. Bet, žinai, visada yra, pavyzdžiui, ypatingai keisti ir švelniai įdomus visokie mergokariai, bervakariai. Ypatingai mergokariai. Kai tu sėdi į partį busą, įlipi, o ten jau pusiau apsirengusios merginos. Jau te, žinai, reivas visas pagrindinis būna. Tai jeigu nedaug dievė, tema yra striptizo klubas. Tema, čia būna tema tokia. Nu, būna kartais.
temos, ne? O tai negalima tiesiog Tai įstripagą. žiauriausia buvo, kad party busė buvo stulpas. Ir man teko sudainuoti dainą kitą, prirakinta man trankiais prie stulpo. Nežinau kodėl. Jo, o dar autobusas juda, žinai. Nu taip. Bet man įdomiausia, ką čia teko? Tau grasino ginklų? Kaip tai vyko? Kaip Ar tu kaip labai prirėmė prie sienos. Prie stulpo. Teko. Ar tu kaip tas, tu kaip tas iškrypelis ir ypai tiek to? Gerai, imk. Galiu. Iš pradžių dar priešintis bandai. Sakai, kad nedainuosiu. Ne? Nu gerai, aš pratęsiu istoriją toliau. Gerai, dar prašau. Prisiekė bičias. Okei, dabar jau viskas tam paaišku. Merdvakarį bičias atsirado. Būna kartais. Šokėjas. Dar nepasitikė vienas kitu jaunikis buvo. Jeigu nori, tu dainuosi, supratai. Tai va, bet, fainai, labai mandagiai prisiekė, labai mandagiai atsiekė iš karto. Taip. O tai nahui tave prisiekti reikėjo prie tos stulpo, aš nesu. Čia jos tai jaudina. Jūs nesuprantat, kas ten darėsi, ten bilekas darėsi. Prasme. Tu įeini ir jau... Čia gimtadienis, žinok, buvo merginos gimtadienis. Ai. Tu įlipi, buvo striptizo klubo tema. Ir panos jau, pavyzdžiui, čia tik tai šitą izolkę Iksai, ne? užsiklijavusius iksliukus, ten bičiai apsirengė kaip pimpai, taip normaliai, cepos, čia viskas. Čia radžio buvo. Ten aš iš tikrųjų įsižiojau, patiko. Ne, aš tikiu. Wow. Grįžti dar, tu žinai, žmona kaip sekės, darbas yra darbas, žinai. Po to žmona ir sako, gal jau žinok užteks. Su to Marijonu važiuoju. Seni pats grįžo į Zolkę ant spenių. Žinau, vakarėlį kokį darysim. Čia nugraužė, man kaip bėgiojau, nugraužė. Na, jau sako, Anatolijau, kas šiandien riešų? Šau dalis čia buvo. Iš lubų teko nusileisti. Čia, žinok, nesuprasi, čia taip yra, kai su bekais važinėjai. Jo, tu dahuje atvažiavęs su bekais, grinai toks. Gerai, tai taip, sakai, o yra kažkaip buvo tokių, kad privatus kažkokie koncertai, užsakymai ir kad, atrodo, kad ne savo vietoje esi, kad ne tam papoliai, kad neturėtum tam būti. Ne, tai pusė gyvenimo taip atrodė, kad, man atrodo, ne savo vietoje. Kelias žvaigždės pirmas 3 savaitės. Keista ta muzikanto smegeninė, bet, taip visada atrodo, kad tu kažkaip ne savo vietoje, žinai. Net dabar taip atrodo, ne savo vietoje, bet faina. Pas mane tai nėra ant spenių nieko, žinok, pukramus. Tai va, jau, dėl to ir faina, jau, taip, Mes nežinok, nesiruošėm, mes tavęs niekur nerakinsim. Tu galėsi, kada nori išeiti, nereiks laukti, kol mes atrakinsim tave. Bet čia 11 mergvakaris prasideda, reikės pabuto. Padainuot. O pavyzdžiui, tu vis tiek, kai laimėjai projektą, tai man atrodo, kad, aš neklausiu tikslių sumų, nebent norėtum, aišku, labai įdomu. 100 štukų litų. Visą 100 gabalų gavai? Ne, 24 nuskaičiavo pajamų mokesčio. Jo, bet nes jis man ten Vaitekūnas sako, prieš mūsų šitos pasikalbėjimus, sako, kad ten laimėjo 100 štukų, aš sakau, neįmanom, nesąmonė 100 štukų litų, sakau, čia nesąmoningi pinigai. Ta prasme, negalėjo būti tiek daug, bet pasirodo, po to pasigūglinom, tai tiek ir buvo. Jo, tiek ir buvo. Tai mes norėjom, žinai, paklausti, ar tu laimėjęs prisipirkai, kiek dabar Tapinas lygina, kiek Seimo nariai prisipirko iPhone'ų. Jo, mes čia dabar suskaidrinam akciją, viskas suvedėm. Matai, tada nebuvo iPhone'ų. Bet buvo. Tai aš jau laidinių prisipirkai, ten už 100. Čia 27 metai, įvedame į kontekstą. 2007. Taip, tarp 2007 prasidėjo, man rodos, ir tenais ties naujais metais kažkada baigęs tas projektas. Jo. Tai 2007-2008 metai, kas čia iš tų laikų, ką čia galima buvo pirkti? Huba buba, guma. Ne? Tai, žinai, aš susirgau idėją savo įrašų studiją susipirkti. Ir nesąmonė, šūdas. Naksumaliau šūdą. Geriau būčiau įdėjęs tos pinigus. 50 albumų kitoje jau normalioje studijoje, kur nereikia pirkti tiek daug. O tai susipirkai bent jau tą studiją? Tai jo, aš praktiškai didžiąją dalį pinigų apie 5 štukų išleidau žaislam. Šitiem visiems. Studijiniams, ne? Ne, katinams. Tai katinai jau po to pasirinko. Dabar toj studijai ir sako, katinai gyvena. Tada šiek tiek pagyvenau savo, ten
Eini parduotuvėje, pamatai Zaros manekieną. Ne? Nu tai ir pasiimi visą tą manekieną. Su striuke, su manekenu. Išsinešu šonu. Ta prasme, buvo fainai laikai. Nėra taip, kad baisiai, čia kažkaip tipo ne du broliai, bet Zarai. Zarai. Viena iš Ne, mano... ateini į Maksimą, seniai, va, visą akvariumą žuvūną. Gyvų, bro. Ateina seniai. Man visus karpius duoda. Ir Seniai tą reperį irgi, va, prisiekit. įeina. Žiūrsta, nusisek dar. Jis taip įeina į kiką, ką jums visko, ble. Nu, panašiai, jo, tai buvo Bet aparatūra. gerai, bet čia įdomu, tau sujaukė smegeninę kažkiek, ar ne? Aš metus laiko mokinausi gyventi iš naujo. Nu, iš naujo, ta prasme, normaliai. Gerai, bet mes buvom 4 mėnesius uždaryti, be langų, be nieko. Tai, ta 4 prasme- mėnesius. Jo, Apie šitą mes dar planuojam pakalbėti gal antroji daly, apie Jo. būtent tą vat fenomeną, to realybės šou pačio koncepto. Bet vat 100 štukų. Bet tai čia 100 štukų, tai manau, čia dar buvo pohui, nes tau prasidėjo visi privatus pasirodymai, ne, kurių turbūt buvo begalės. Tai jo. Ėjo koncai, ėjo reikalai, sakau, aš biškai netaip, nu, 19-18 metų. Nu. Ai, tu dar... Supraskit, Hebra, 18-19. Aš manau, kad tave ten, tuo metu tave norėjo išpist liet pusę Lietuvos moterų. Ir vaikų ten norėjo, ir viskas, žinai. Tik katinų mano nieks nenorėjo, žinai. Ne, bet čia jo. 19 metų, 18-19 metų. Kažkas A lygių renkas dalykus, ble. Ne, nu smagu, nu, perki ką nori, valgai ką nori, tūsini kur nori. Sveiki, čia Anatolijus iš Akropolio, nebūsiu auklėtojo klasės valandėliai. Ble, seniai, įspūdinga šiaip. Tai dar būtų Turkijai Tikrai nusipirkau. įspūdinga. Kur nusipirkai? Turkijai būtų. O tu dar turi? Dar turiu. Aišku, nu, ne vienas pirkau, susimetėm. Šeimos nariai, žinai. Bet jo, jis Turkijoje būtų, o tai čia Turkijoje kokią mėsą? Afsalaras, čia prie Alanijos šalia. Prie Alanės. Nu, Jetau. kurortiniai dalytojai. Čia jau matas, kad 19 buvo tau. Nu, džiavinį kažką išbezdėjau, kažką gudraus. Nusipirko būtą ir tik po to suprato, kad nėra viskas įskaičiuota. O kur baras? Tai jo, tai tokie geriausi dalykai. Bet čia Dar tokie geri laikai aparatai buvo. nepirkt, žinai. Jeigu būčiau 100 geriau. štukų litų užtekdavo, kad galėtum būtų nusipirkti studiją įsirengti ir dar katinus išlaikyti. Tai infliacija pražudė mūsų visus. Dabar, Euras, jo. dabar 100 štukų litų, tai kiek čia jau palauro? 25? Nu tai, iki 3. Iš kažkas tokio. O klausyko, jeigu neišlėksi iškart po pasirodymo, prie mano namų, prie Kontiko valkijos katinas. Gerai. Ką aš senis, 18 ar 17, koks skirtumas? Koks skirtas? Jau druskininkose esi, blėt, ir kažkur katiną reikia prakyžti, Na, žinai. šiaip yra, gerai, vis dėlto yra skirtumas ar 17 ar 18, bet ne šitoje vietoje. Ne, nu čia svarbiausia gerai sudylinti ir susidraugauti artimai su veterinarė. Tada, žinok, daug lengviau gyventi. Tai man rodos, tiesiog su veterinarė kažką čia suki. Kad tiek, kad... Jo, nuo katinas. žmonos pabėgti, su katinais pastoviai, jisai vis su nauju. O pavyzdžiui, žmona nieko prieš katinus? Čia jos iniciatyva turbūt. Ai, okei, Labiau. tada... Aš myliu žmoną. Tai myliu ir katinas. Okay. Pagarba. Paplokit žmogui, myli žmoną. Kokia buvo pirma reakcija, kai sužinojai, kad 17 laikysit jų? Nu, jie iškart neatėjo, supratė. Čia kaip mokesčiai, po biškį. Nu, tu čia seniai nuo 100 gabalų mokėjęs, aš tai žinai. Ne, tai nuo 10 štukų eurų irgi nuskaičiuoja 2,7. Dar mes vieno kraujo laimėjau. Ką laimėjot? Mes vieno kraujo buvo. Ai, toks taip, jau. taip. O kas čia yra? Aš nežinau. Aš nežinau. Čia tas pats kaip muzikinė kaukė įsikūnymų šau. Toks, kur tu dainuoji. Avataro ten. Čia kelintais laimėjai? Pliamba. Čia... Nežinau, pagooglink, pas tavai telefonas yra. Davai, galiu va. Pagooglink, jo, kol tu paguglinsi. Aš mačiau, kad per karantiną teko veiklos susirasti įrašinėjai sveikinimus, ne? Jo. Truputį Maibacho keliūnai. Nežinau, nepažįstu Vaibacho, nemačiau, ką jis daro. Nu, Čia ką aš tu pats bazarinė? sugalvojau. Aš pats sugalvojau. Ble, Čia jisai jis- namą jis jis- nukopina. O jūs negalėt kažkaip, blėt, susikooperuoti, žinai, paskambina tau Maibachą, nu, Bijau, manau, kad jam per daug sekt reikėtų. Antoškai įskis sveikinimą. Jo, nu tiesiog darėm sveikinimą. Bet tai tu- Nebuvo ką valgyti, nu nebuvo darbo taip, taip. pusę metų, Hebra, čia buvo Ne, matai. ne, jo. Aš vos neišvažiavau su žmona į Angliją. Bet dabar tas dar liko, ne? Nu, Vos- tai- vos- Ir liko, aišku. Vos katinų toliau. nepardaviau. Mes realiai įvarė jau esam virš 300 atvirukų.
Tai karantino metu man tie atvirukai atidirbo skolas, uždirbo maistą, namus, maką, kamerą, green screeną, lempas. 300 atvirukų, ble, tai po kiek jie varat? Po 100 štukų? Žinok, vidurkį gavosi grubiai, kiek mes suvedėm buhalteriją, nes aš sakiau, kiek negaila žmonėm. Tai buvo žmonės, kurie moka Katlerį 100 pervedė. Net, blėt. Supranti? Aš Kažkas 100 petaką būčiau pervesdavo, mokėjęs. kažkas pėdėsi, tai mes suvedę vidurkį vis tiek su žmona suskaičiavom, kad vidurkis buvo apie 5 eurų. Neblogai. Nu, tai, žinai, kaip karantino metu svylant šiknai, tai Labai neblogai. Kačiukai gal mažiau valgė. paėjo. Jų mažiau buvo dar tada. Okay. Kates valgėt. O pabaigoje darydavai... Laukiam kito karantino. KitKat. Pabaigoje darydavai, aš druskininkų vierchas, Ne, bet gera mintis pasimsi, žinai. už tave senį, už šią nuostabią šventę. Geriau šitą krištolinę. Nu, ciolka su gimtadieniu tave. Linkiu permėgot su visais šakių duhais. Bliat, tikrai blagadariu. Čia tavo vanduo yra čia. Dėkoju. Aš žinau, kad atsinešiau tokį maišelį. Saibys katę atnešė. Katė maišė čia, ne? Dar, kaip čia, brandinasi, kad jie. Okay. Girdžiu, Tai mačiau tavo istoriją, kad, tipo, tu pradėsi su maitintis. Tai žinok, kad tu nesulystum, tai va, žiūrėk tau, va. Eik, tu nakui. Su vėl. čiesėklytėm, seniai. Ačiū labai dar kartą. Nu, ir šitas 4 grūdų, kad biški sotesni būtų, žinai. Pizda, žinok, jeigu paimiai dar kukurūzų, Ne, šitas tai bus Benui. Kadangi followerių daugiau, tai jam su kanapiu siekiu. O, čia aš pasisadinsiu, išauks medeliai ir po 12 pardavinėsiu. nu, dėkui, Ačiū. buchūras, nu ką. Ačiū. Tok, paragaujam. Nu, katinų atėmiau, atplėšiau, štai tau. Katinai drapučius valgo, žiauriai fit katės visos. Nes. Gerai, manau. Nu, tai, Baisiai gerai. kur jau tau nepatiks narkomanas. Bet... Nu tai dabar mes valgysim, žinokit, čia kurį laiką. Tai, Nes Ne, gerai. pagrėžkit. Iš tikrųjų, labai skanu. tai čia nežinau, kad keisimės dovanom. Ja, pričiupaimu čia, žinok. Nu gerai, kol mes čia... Blet. Kol mes čia plešėmės šitą užkandžius. Tai išskaidrinam, dar biškai grįžtam prie skaidrinam, tai va, iš tų babkių, tu sakai, gailės dėl to, kad sudėjai, ne? Priimu. Nu, davai. Nesulysi. Kurio nei skanu, nei sveika. Aš paragauk mano žiūrės, skanus. Sveiki, norėčiau kažko... Dabar, matai, sportuoju, tai stengiuosi gyventi. Nu, kur, vat? Ką tu čia atsilaužiai krapelą? Čia kaip kūčia, seniai. Siunčia. Baba kliba dar. To Pauliukai, man pasaky. Žiūrėk, apie kūčias pasakojant, mano draugelis yra pasakojęs, sako, traukiam šiaudą. Ir, tipo, močiutė įsitraukė trumpiausią. Ir draugelis sako, tipo, ištraukė visi ilgus šiaudus, močiutė visiems, o čia ilgas gyvenimas. Nu, aš traukiu vieną, žinai, išsitraukė pats trumpiausias, sako, kaip degtukas tokio ilgio. Ir, tipo, tyla stojo. Ir mama sako, žiūrėkit, želė visiems įdėsiu. O visų jaučiu močiutę sakydavo per kiekvienas kalėdas, kad čia jau paskutinės. Nu, čia jau paskutinės. Ir kažkada pataikė. Ne, man ras, kad kaip tik nepataiko visą laiką. Ne, čia dabar vieta pasakyti, laimingų pabaigų nebūna. Jeigu pabaiga laiminga, vadinasi tai dar ne pabaiga. Gerai, paskaidrinam, atsiprašau. Jo, tai... Norit gal kas nors trapučių? Jo, Niekas nelūdas, veikia užkast. tai studija įrengta, ne? Sakai, neapsimokėjo. Buvo prasta investicija. Bet čia kaip tik skamba, kad Zaros manikeną pirkti visais rūbais yra taip pat nelogiškiau negu įsirengt studiją, kas yra tiesiog iš tavo profesijos. Faina, nu, tu eini, valgai, ką nori, pirki, ką nori. Ai, žiūrėk, nepasėmiau švarių marškinių. Nu, eini, nusipirkai, rytoj vėl važiuoju į turą. Nu, nepasėmiau vėl švarių. Nu, eini, nusipirkai, supranti. Lygiai tą patį Čia yra, darau. nu, smulkmena palyginus su kiek aparatūra kainuoja ir kiek ten ištaškyta reikalų.
Tai dalį aš tos aparatūros pirkau, mes turėjom tokį projektą South Express, kuris buvo dalinai didžėjinis, dalinai, producerinis. Ir tai pas mane vis dar Rusija yra 800 pionierius pultas, žinai. Bet tai čia einami dalykai vis dar. Tai vis dar einami, tai dėl to Rusija ir laukia, kada paeis. Ko jie laukia, ble? Karo? Nu, kada paeis, kada taps retro. Retro, ja, kai hiparikai pradės nebe rūbus vintažinius pirkto pionieriaus. Tai va, nes vis tiek tų pinigų yra mažai nusipirkti normaliai studijai, o smegeninė tada taip nedirba, norėsi savo turėti ir taip gavosi, kad geriau aš būčiau jau pasamdęs paslaugą normaliai studijai, žinai. Jo, bet kodėl mane stebina, nes dažniausiai būna, kad pasakoja, kaip ten išvaistę tūstams, vakarėliams, kokainui, prostitutėms. Bet dar nesugirdėjęs, kad gailisi investicijos, blėt, į dalyką, kuris tiesiog susijęs su tavo profesija. Seniai čiuvas, tai būtų Turkijai piso. Ir čia, ir šitos gailės? Kitus aparatus. Būtų, Dažnai nuorai ten. Gailiuosi, žinok, jeigu atvirai pasakius, tai gailiuosi. Viską, kur kiti gailisi. Neturiu laiko į jį išvažiuoti. Tai kiek kartų per metus nuvažiuoji? Aš ten buvau vieną kartą gyvenime. Ir geriau aš būčiau nusipirkęs būtą Vilniui. Nu, nahui, toliau valgau. Vilniui per brangus, ne? Vieną kartą baidam būtę, ne? Tai kas ten sėdi? Tėvai? Na tai brolis tūsina su brolienė, tėvai varo su anūkais. Achmeras gyvena kažkoks bivižino. Šalia gretimam būtė. O jis didelis yra tas būtas? Šiam kvadratus. Ne, nedidelis. Čia 200 kvadratų. 2 miegamieji. Taip, aišku. Žinok, man 2 miegamieji skamba. Baseinas laukia yra bendras. Ne su džakuziu. Bet aš blogai atsimenu, aš ten buvau tik vieną kartą. O kada buvai? Kada buvai? Žinai, 20 kokiais. po kelią į žvaigždės, panašiai, žinok. Ir buvau ten beveik mėnesį ir vos nelikau ten gyventi. Buvo toks bairis, kaip ir po to niekada nebegrįžai. Aš svarsčiau, kaip atsivežti visą aparatą atgal, bet grįžau į Druskininkus, nes dariau vaikams stovyklą ir tada mes su žmona buvom tik draugai, turėjom įmonę, darėm renginius. Ir po šitos stovyklos, žinok, mes tiesiog susimetėm, įsimylėjom ir... Aš įsivaizduoju, kam ta Turkija? Jeigu tu būtum likęs Turkijai, aš jau įsivaizduoju valandas rūto arba visko bus tos laidos epizodą. 19 metų netoli Solėjinek šiandien labai laimingas. Šiandien kelias į žvaigždės projektą laimės vaikinas tikina viešbutyje lankstau gulbės. Profesionaliai. Jo. Tai va, žodžiu, su ta Kūro, bet kad taip neskanu būtų, tai... Nežinau, kanapiniai žiūri, gerai paragau. Kanapinį ką tik supiso per užgavėnės, man atrodo. Ir padarė trapučius iš jo. Aimė. O, skanu. Gal kažką iš mėsytės atvežiai? Eim, šiau. Tai galvoju, gal kitą kartą. Kodėl Lastauskui daug skanesni, blė? Viską paaiškinu. Pas influencerių daugiau, žinai, reikia sutept. Jo, jau rytoj Lastauskas, užsukite į Anatolijaus studiją Druskininkose. Jis išlankstys gulbę. Mamyte, atvesk savo jaunąjį reperį. Jis ne tik išlankstys gulbę, bet ir rašys gabalą. Nu, dabar pridirbau, blė. Pritrūpinai mikrofoną? Jo, ne, viskas gerai. Blė, vėl. Gerai. Tai gerai, ble, bet man vis tiek aš vis dar neatsigaunu. Būtas Turkijoje, studija, šūdas. Va čia tai buvo Zaros manekieną nusipirkti, blėt, valgyt, ką nori, blėt. Kad Zaros manekenas ten seniai 18 litų. Bet gal ir toks požiūris yra, gal toks požiūris yra geras, iš tikrųjų. 19 metų, žinai, ką tu. O ką daugiau reikia? O kaip buvo, kai laimėjai projektą, kaip buvo su moterų dėmesiu, nes aš įsivaizduoju, kad, gal ne ant tiek, kaip pradžioj, kur ten, blėt, pusė plytos aukso padovanoja, žinai. Bet, vis tiek moterų dėmesys turėjo būti, neįlinis, žinai, nes tu 19-likinis, net aš tavęs meigęs būčiau vieną kartą. Buvo, apskritai dėmesys buvo. Visame kame dėmesys buvo. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, dar čia pačia pas mus anksčiau buvo, pas mus. Čia tavo geležinkelis. Jo, kai aš gyvenau, žodžiu, tai jo. Tai ateini į klubą ir tu tiesiog stovi prie baro, lauki gėrimo, prieina bankininkas, užsienietis, graži lietuvė žmona, ten... Antis. Graži lietuvė žmona. Ant čia snapą. Tai, žinai, tave vaišina, ten kalbasi su tavim, ten, žodžiu, ta prasme, tas dėmesys būdavo
žvėriškas. Tai čia yra tas žvėriškas dėmesys. Jo, nu, Su bankininku. Ir sako, ateina vyras už žmoną. nu šiaip nekalbintųgi, žinai, dėdukas tavęs. O pasiūlė bent pasimylėti 3 po to. Ne, nepasiūlė, aš turbūt per anksti išėjau. Nu, va. Nes aš manau, kad turėjo. Ten, jisai klausė apie tą jau tokį nežmonišką dėmesį. Bet, nu, ten... Tada dar nebuvo tiek žvaigždžių. Matai, dabar jau ten internetas, viskur ten daug, taip, ten vieni už savo, kiekvienas savo burbulos yra žinomas, žinai, ten vienas, ten atrodo, turi ten 100 000 ten tų sekėjų, bet tu nesigyvenime jau matęs ir panašiai. O tada viskas buvo aišku, tu esi telikė, tu esi žinomas. Jūs buvot ne tik telikė, jūs buvot žiūrimiausiose apskritai Lietuvos laidose. Ir man atrodo, kad turėjo būti jau to nenormalaus dėmesio, nes dar net nemokėjo kiti žmonės, tie, kurie sutinka ten gatvėje, tarkim, tave elgtis su tuo ir suprasti. Nemokėjo. Mus po koncertų vesdavo 11-15 apsauginių sukabinę žiedų, nes jeigu tu netyčia, nieko nėra blogiau negu kokį 15 vaikų. Tikrai, žinok, jie gali suplėšyti, nulupti tau plaukus, drabužius, ten sudraskyti gabalus. Daugiavaikė šeima sutinka. Vesdavo dideli dėdės mūsų ratuku ir mes ten susispaudę kaip ančiukai, nedaug dievė, tu iškrisi iš to rato, nes sutrypsi. Jūs buvot tokio lygio, aš atsimenu, kai tu laimėjai Kelias į žvaigždės, mano klasiokas visą šūlę, kur nekesdavo duhas, toks buvo koncerte tam finaliniam ir jis parsivežė, blėt, pagavęs konfeti, žinai? Pyzė, visa šūlė ten ištirpus buvo, čia sako. Ledo arenai buvo. Nu jo, bet seniai, tu iš Joniška, žinai. Ten bičias su Spidermano koinėm jau būdavo, kad kažkas tokio, ten visi sakydavo, parodyk koinėms. Monster Energy Jumperis, seniai. Monster Energy Jumperiai visą Lietuvoje buvo, popino. Iš pradžių ne medžiai sužaliojo, Monsterio Jumperiai. Ja, tas toksai, kur nagais prabrėžtas. Taip. Nu kietai atrodė šiaip jau. Kietai. Nu tai ką, Anatolijau, nežinau kodėl. O kas ten buvo, dar aš skaičiau Wikipedijoje, kad ten buvo kažkoks tavo sugrįžimas ten per Kalėdas. Ai, tavegi buvo išpisę lauk, man. Aš iškritau, aš pralaimėjau Dūmui. Dūmą, ne? Aš pralaimėjau Dūmui. Dūmas seni Barygos pavardė. Aš norėjau sakyti, kad daug kas Dūmoms pralaimi gyvenime. Nu, tai būna kartais, kai jeigu nesusijėmė. Atvarys tuoj Dūmas seni. Ir aš iškritau, žinai, ir kokią savaitę, jo, nebuvau negrįžęs savaitę, bet žmonės taip uždaužė teliką laiškais. Kad sugrąžintų tave? Jo. Ir aš grįžau, buvo ale kalėdinis koncertas, čia visi tie buvę ir iškritę, ir esami, ten tratata, ir dalino maišelius, tokius kaip kalėdinis maišelius. Ir kažkuriam iš jų buvo mikrofonas. Ir Pistų užgrojo mano dainą ir aš tipo hopą grįžau iš šou ir dar ją laimėjau. Eik, na, bet kaip turėjo pykti visi kiti, tipo, nes tu realiai 100 štukų tiesiog nupisai. Tai realiai jo, iš Dūmos vis tiek grįžau ir laimėjau. O po to prieš Dūmą finalę laimėjai, ble. Dūmas jaučiu tavęs nekenčiais, bendraujat? Retai. Įdomu kodėl. Nežinau kodėl. Paplavom. Mato, kad skambina Anatolijus Dūmas, ble. Šiaip su Dūmu yra buvę, Dūmui taip flashbackai per kiekvienas kalėdas. Purtas į kalėdų švęs nebegali, ble. Galvoja, kad tai pro duris Anatolijus įeis, ble, prie stalo giminės atsisės. O jaučiu Dūmo močiutė iš vis turėjo būti kosmosas ten. Bet tu nenuėjai iki tokio, žinai, kur atvažiuodavo į mokyklas dainuoti už 2 litus. Nes pas mus tai buvo Bag B, buvo į ką šmėtėm, atsimenu. Ir tada buvo Dūmas atvažiavęs. Tarp kitko, Dūmas mane yra nahui pasiuntęs. Mes buvom 5-tokai gal kokie, nu, maksimum. Nežinau. Ir atvažiavo Dūmas į padainuot mokyklai. Surūkė cigarą, blėt, išlipo ant scenos. Jie Ir jis baigė dainuot. Ir aš visai klasiai sakau, nes matau, kad išeina pro atsarginės duris, saktų salė, sakau, Hebra, Dūmas čia eina. Atsisuka, eik, nahui, tu sakai. O dėl ko jis ką tik papasako, nes jiems reikėdavo su apsauginiais išeidinėt, kad tik neprieitų 15 vaikų. Tai jūs abu Dūmo nemėgstat. Ne, man pahuišiai. Malačius Dūmas. Ne, nu, Dūmas irgi žmogus. O Dūmas antras liko? Nepameni? Deivis, man atrodo. Ne, Deivis liko antras. Deivis antras. Vat su Deiviu bendrauju. Visai gražiai sutarėm. Aš buvau jo vestuvėse, jis buvo mano vestuvėse. Nu, kaip ir... Yeah. Atlikėjai. Jis man visada pavydė, tipo talento, aš jam pavydžiu prikeptų albumų. Nu, taip, visai lygiai vertis. Ir šiaip, seniai, gerai atrodo čiūvas. Nu, žmona graži, vaikų turi. Jo.
Gražią šeimą. Tobulas gyvenimas. Blema, žinai, dar dėl Dumo. Man atrodo, kad jis čiuvas istoriškai labiausiai yra nepersistengęs dėl gabalų savo. Davai, pajudėk. Jie pa. Bet davai, pajudėk, geras buvo. Catch. Ne, Anatolijau, geras, ne, gabaliukas. Anatolis vieną parašęs pats. Ne? Vudis padėjo. Tai... Ir kaip jis tave išmetė? Taip, nubalsavo už Dumą visi? Visi klientai, kur žolę pirkė seniai. Blet, kaip keista, kaip viskas kitaip vyko. Įsivaizduok, nubalsavo, išmetė Anatolijų, taip pat Dumas laimėjo. Blet, ir po to žmonės prisintė laiškų ir gražino Anatolijų. Nu, techniškai... Dėl to žmonės dabar rašo peticijas, blet. Ar čia buvo, tipo, režisūra šou, toks tolimas šūvis, ar tiesiog, pralaimėjau. Ai, tipo, tu galvoji, kad klastojo balsus, tai? Gal to gabalo dar buvau neišmetęs, dabar neatsimenu. Bet ne, čia buvau jau. Ai, tu ne nuo pat pradžių jį išmetė tą nežinau. Ne, dabar galvoju apie vidurį gal. O gerai, mes kaip tik, iš tikrųjų, pirmos dalies pabaigai ir turim apie šitą gabalą norim pakalbėti. Šiek tiek panalizuoti norim jo žodžius. O kokia šiaip yra istorija, nežinau kodėl. O tu pats ją rašei? Jo, tavo rašyti žodžiai, ne? Ir muzika? Šita daina buvo rašyta mano pirmai mokyklos meiliai, kuri niekaip nesugebėjo taip jau tapti mano mergina galutinai. Jinai nesugebėjo, ne? Nu, taip vis kažkaip. Jinai kažko nepadarė. Jūs seniai net laimėtą Tu projektą. fainas, bet gal ne dabar. Davai vėliau. Tai čia tu nesugebėjai, bet ne jinai. Tai čia kokia auklėtoja? Žodžiu, Nesugebėjai, nuo požiūrio taško priklauso. Čia kaip pažiūrėsi. Tai va, aš parašiau eilėraštį. Nu, tipo, jai, ne? Ir maždaug po pusmečio artėjo Valentino diena. Ir mes tada grojom su draugais grupiai Garaže. Aš variau būgnais. Žinai. Ir paėmė draugelis akordeoną, kitas draugelis gitarą, aš saksą. Ir kažkaip tai atsirado tie akordai, atsirado tokia paprastesnė laužo šitos dainos versija. Aha. Ir mes ją specialiai šitą dainą padarėm, kad sudainuot per Valentino dieną aktų salėje mokyklai, kad tipo jai tokį biškį per nosį. Nu taip. O jinai jau buvo tą eilėraštį gavus, ne kažkaip? Eilėraštį jinai buvo negavus, bet jinai jau žinojo, kad ta daina yra tipo jai ir tipo čia toks. Jau kalbėjo mokyklai. Druskininkai žinojo. Kalbėjo, aišku. Kurilka jau ošė ten. Tai va, tai taip atsirado šitą dainą. Žinai. Ir po to tiesiog... O po to telikė aš ją jau dakūriau tinkamai iki galo. Man tie lyriksai skamba kaip turėtum paną. Iš vakaro buvai su Lastausku mieste, atsikeli 17 praleistų, ateini pas ją į namus, per telefonspinę laukia prie laiptinės stovi, pabundu anksti ryte. Nes čia... Ir tada jau įsileidži tave į vidų, tu jau kažkokį tulpį ten parovęs. Suprantu, praeities nepakeisi ir neatsuksi. Laiko atgal. Ir tada pasakai, pabaigoje dar aš pats ant savęs pykstu, Zaiki. Aš pats viską čia. Nu, panašiai tai buvo, žinai. Ne visai gal taip. Gal negerat su Lastausku prieš rašant. Nu, va, turbūt čia. Nors ką gali žinoti. Ne, čia buvo istorija tokia paini ir, žodžiu, šou maždaug po 2 mėnesių pradėjo spausti smegeninę. Žinai, normalus bičias esu, tai, žodžiu, o ten yra džakuzė. Ir visai gražios mergos, žinai. Ir kartą į savaitę papildydavo šaldytuvą, ten sidriukais, ten visą kitą, žinai. Ir buvo ta diena, kai papildė šaldytuvą, tai mūsų džakuzė tada buvo violetinė. Ir įlipo ten tos merginos ir taip gavosi, kad aš su neringa tapau ten tuo metu, žinai. Ir rodo kitą laidą, jau kaip tą dienoraštį mūsų, žinai, rodo būtent tos bučinius ten visokius. Mačiau seniai visus ir daug kartų. Jo, ir aš mačiau, jie vis dar yra YouTube, tai žodžiu, neieškokit, nežiūrėkit, prašau. Kaip čia rašyti reikia? Anatolijus, neringa? Ne, čia nežinosi. Nu, ten, žodžiu, neieškokit, nereikia. Gerai. Nesvarbu. Achujėm, vis iš arti žiūrėjau. Fain, ir merga buvo gražiai, viskas buvo fainai, žinai, ir ten santykiai mūsų visai faini buvo. Bet, kai rodė tą dienoraštį, ta tipo mano mergina, ne mergina, kurią aš rašiau dainą, žinai. Mokyklos ten, ne? Jo. Jinai žiūrėjo tą laidą. Parašė Valką. Ir jinai galvojo, kad tipo jau mes kažkaip vis dar laišką ten kažką, žinai, tai, nu, pamatė, įsižiojo, atsistojo ir išėjo.
Tai gerai, na, tegul eina. Tai, nu, tokia ta istorija. Iš kur jinai išėjo? Nesvarbu. Iš namų. Nu, Iš namų išėjo. kur žiūrėjo tą laiką. Tėvai nebematė, ble. Tai, žodžiu, taip ir ten gavosi, kad jau galutinai, žinai, jinai mane tampė, o aš jai turbūt atkeršiau. Taip, Ji tampė, atsiprašau. nu, Nu jo, žaidė. Ai, sorry. Galvojau, kad... Galvoju, kad Bet seniai, kai tada, kai laižėtės džakuzį, tai pizda mūsų visą mokyklą. žinok, ir man patiko, aš tiesiog nebegalėjau jau susilaikyti. Nu, tiesiog, žinok, nu, bikinis, džakuzį, sidro, mes, jūra. Darom pertrauką, reikia kitų likunai. Darom, gerai. Kaip norėčiau kažko po pertraukos. Sveika. Jokinga tavo, ne? Labai. Tai ką išsiaiškinai per pertrauką Oi, vaikų? pizda, seniai. Išsiaiškinau, kad pasirodo tavo žmona. Dabartinė, taip, jeigu tai keičia kažką. Anatolijaus 7 žmona. Pasirodo, kad ji tave užregistravo Jo. į projektą Kelias į žvaigždės. Jo, sako, blemba, žinai, norėčiau turėti draugelį, kuris tokiam šou būtų. Ir mes suplojom rankom, išgeriam šampės, skirtom rankom, kad, nu, tipo, davai, tu varyk ir tu laimėsi. Ir jinai užregistravo visas anketas, išsiuntė už mane ten visą kitą. Jo. O tu kaip būdamas 18 ar 19, Tai jo, aišku, varom, ką čia? Šau. peržvelgiai dienotvarkę savo. Jo, užimta. Pažiūrėkit, į pirmas 2 nereikia rytoj. Jisai sako, ble, rytoj istorijos pratybas atiduot, nu bet poch. Geras. Nu, O tu, tai gerai, bet kiek tu turėjai iki tol sąsajų su muzika, nu garaže kažką dainuodavo, tai ne? Būgnais. Aš muziką užsiminėjau 31 metus. O kiek tau? 36. Nuo 5 metų, ne? Jo, nuo darželio. Ir šiaip buvau ruoštas kaip rimtas klasikinis muzikantas. Ir taip gavosi, kad aš įstojau ne į šilginę fleitą. Nu, Lietuvoje nėra kur stoti su tą fleitą. Man jau buvo arba Vokietija, arba Šveicarija, žodžiu. Bet taip gavosi, kad aš ten neįstojau ir per mėnesį pasiruošiau saksofonų ir įstojau į konservatoriją Vilniaus. Tai mokinausi, aš toj konservatorijoje mokinausi, nu, beveik normaliai mokinausi. Nu, turėjau. Nu ką, tu seniai iš druskininkų, ką jis ten? Žodžiu. Viskas Tai, įdomu. žinai, 17 atvažiavau mokintis. O kuriuo mieste čia? Vilniui, Kelpšai. Taip, taip. Ir, žodžiu, gavosi taip, kad prieš paskutinius metus, jau kai jau, nu, ta prasme, man ta buvo 12 klasė, vasarą aš jau praėjau Kelias į žvaigždės atrankas. Gerai, bet kaip jos atrodė? Gerai, o čia įdomu, nes... Tada aš atėjau, tipo, į mokyklą ir sakau, manęs gali nebūti nuo mėnesio iki 4, nu, kiek tęsiasi tas šou, žinai. Ir jie sako, mes tave tada išmesim už nelankomumą. Tai sakau, tai atiduokit dokumentus. Nu, tipo, išėjau ir laimėjau. Išėjai iš šou. mokyklos? Jo, išėjau iš Kelpšos ir... Kad į Kelias į žvaigždes nuėjau į varyt. šou, nu. Ja, bet nes mes kalbindom Jarutį, žinai, Justiną Jarutį ir jis varė į dangaus atranką. Kaip Ir pats jisai- sakė, į dangų varė. Jo žodžiais į dangų varė. Tai jisai, kai jo paklausė, ar tu čia rimtai ar ant bairio, sakė, aš tai aišku ant bairio. Ne, aš tai jau rimtai. Tu varei rimtai. Man patinka laimėti, aš... Tu varei rimtai, tu varei laimėt. Nu, taip. O ten platai, užpildai dar druskininkose tos dokumentus, ne? Taip. Nu, Jo, kaip tiksliau, įdomu dabartinė atrodo, žmona. žinai. Baisiai buvau spauguotas čia ir dar padarė su Nokia N70 kažkokią fotkę, išsiuntė. Tokia, kur rodo per žinias, kur ieškomas. Nu, bet- panašiai, pusiau tokia, tik spalvotas. Yeah. ir, žodžiu, už mane išsiuntė, jo ten padėjo tos atsakymus. Ir atrinko, aš tu gavai atsakymą, kad tu eina, ne? Kad Jo, tave paėmė. kiek po to sužinojau, kad jie atrinkdavo visus, kaip turėjo atskirą iškart krūvelį ir iškart atidėdavo tos žmonės, kurie turėjo kažkokį muzikinį įsilavinimą. Iš karto. Tai kad Nu, tipo, nebaigei muzikalkė ten, O taip vyko atranka, ne? Negalima. Burelį ten, Paslapkauskaitė, nu nesvarbu, nu kažką tokio. Ką Dūmas baigęs jau Nežinau, suvirintojas Dūmų vienintelis. mokyklą, nu ką aš galiu pasakyti. Vežė Valinskui žolę tuo metu. Pablatų priėmė. O Tai kiek, va. bet čia taip paprastai, tai tiesiog tu užpildai paraišką. Jo, ir jie pasakė atvaryk. Atvariau. Ai, bet dar tipo, būna, čia peržiūra. Buvo po to. 3 atrankos. Buvo 3 atrankos. Durna, čia taip lengvai nepapulsis. Čia tau Jo, ne- buvo 3 čia ne univeras. atrankos ir dabartinė žmona Inga su manim, nu, kaip tuo metu tik draugelis mano buvo.
Okay. Ja. Tiesiog draugė, nu mes... Draugelis tavo tuo metu buvo. Jo, nu mes tūsindavom, jinai vežiojo mane pas mergas ten ir visą kitą. Tiesiog nu, dabar taip gavosi, jeigu 10 metų vedė. Nu, taip. Nu, tai va. Life is life, žodžiu. Nieko nepadarysis. Ir buvo tos atrankos, aš kažkaip praėjau ir pirmą, ir antrą, ir trečia atranka paskutinė buvo jau M1 radio stoty spaudos rūmose. Seni. Nu ten kažką uždėjo ausinės, padainuo gamą, ten kažką ten. O negalėjo būti Lietuvos radijos stoty. Tai lietus buvo čia po dešinę, Tai o žinau. M1 buvo ten toliau. Tai žinau, jo. Nu, tipo. Jo. Tai va. Tai puikiai žinai. Jo. Taip. Tai aš buvau toj tolimesniais. Nu, gerai, Nu. Ir tiek, ir po to man paskambino, sako, tai mes tave atrinkom, žinai. Nu, Ir ką tu sakai, gerai, kitą. nu aš pagalvosiu dar. Nežinau, aš daug čia turiu pasiūlymų. Taip, tai sakai, kad pagalvoju. Ne, aišku, aš labai norėjau, tai Ir aš norėjau būti žvaigždė, aš norėjau blizgėti, tai ką tu čia, toks kosmosas, jau tu tas atrankas eini, jau tau va tokios akys kvadratinės. Nu gerai, o tada, atrinko, prasidėjo projektas, ne? Tipo, 4 mėnesius, sakai, ten jūs buvo Jo, daryti. ir pirmas atėjo merginos, pirmą savaitę. Ok, Ai, tik mergos gyveno? Jo, tik mergos. Ir po to... Tada jau suleido. O antrą savaitę įleidau. Suleido, 9-likinius. Jo. O kai jūs ten suleido, jau kažkiek buvot pabuvę, ar kaip tu jauteis tenais, kaip viskas, vaibas buvo ar nebuvo, tavo irgi vėl tas pats klausimas, Žinai, ne savo vietoje ten. Pirmą mėnesį, aišku, ten krisdavo kažkas pakeliui, bet pirmą mėnesį buvo, nu, žiaurus tūsas. Nu, žiaurus tūsas. Toks tūsas, kad ten, kiekviena diena ten, wow, O tu gali pasakyti, kelionė. kiek neparodydavo telikas? Nu, šiek tiek neparodydavo. Nu, kai jau ten girti valiuodavom, mes šliaužydavom grindim, tai ir visą kitą, tai turbūt neparodydavo. O koks ten buvo per karantiną tas realybės šou, kur tik tą rodydavo, realiai? Kaip vadinasi jisai? Kur radžiai ten būdavo, kur visi ten sėdėdavo. Taboras, bibi, žinai. Ne, Blemba, šitom aš irgi buvau, žinai. Taborė? Taborė? Burbulė. Ai, burbulė? Žinok, yra Burbulas savaitė buvo. burbulė. Ai, jo, Ten burbulas. visi tiesiog kaldavo, ten tik tą rodydavo. Nu tai seni Fara buvo iš Rondo. Jo, jo. Ką jis monopolį su Fara žais? Ne. Nu jo, buvo karantinas. Aš dar atsimenu, kad aš kepiau sveikinimo atvirukus ten būdamas. Iš mūsų atimdavo telefonus, bet duodavo ten valandai 2 ir aš per tą laiką turėdavau, nu, tada tu įsijungi, tu pamatai, kiek kokių užsakymų tau yra. Nu, žmona susiūsdavo, žodžiu. Ir aš sėdėdavau, ten turėjau štatyvą. Žodžiu, tiek aparatūros, ten pusė studijos buvo susivertęs. Bet tai klausyk, bet čia šūdas yra, jeigu jums duodavo valandai telefonus, nes kelias iš žvaigždės, jūs nieko neturėjote. Nieko neturėjau, net langų neturėjau. 2-7 metai, kokius ten tau telefonus duoda? Nokia kokią ką, žinai. žinai, Šiknoj prasinešė. Bairis tame, kad visur buvo ne tik tai headsetai, mikrofai sukabinti, bet visada jau tūlikė ten kameros, visur kameros. Nu, čia, Tūlikė kameros? Jie visur jo privaloma, nes jeigu per ilgai užsisėdi tūlikė, čia yra saugos bairis, kad patikrint, kad ten Ai, kad kokį nepasidarytų. Na, Ne, tai aš manau, kad Ten tiesiog buvo tokia taisyklė, ta kamera buvo taip mandagiai visada nusukta. tūlikė, žinai, buvo Kaip ten- Anatolijus, ateina trūsa baka, Anatolijų raudonai myžį matėm jau. Daugiau vandens geria. Bet aš taip nenorėčiau pagyventi 4 mėnesius ten, kur tūlikas. Ir dar Akropolį gyvenate, ne? Jo, Akropolį verslo centre, berods Ermitažė dabartiniam. trečiam aukšte. Ai, trečiam aukšte, Jo. okei. Apollo bowlingė. Tai būdavo išleisdavo mus kartą į savaitę apsipirkti, nu į parduotuvę ten. Hebra sumesdavo pinigus ir kam ko reikėdavo, žinai, ten. Buvo, kad dings. Alėjukų, ten pėdkelnių, pėdučių, ten alėjukų, maisto special, žinai. Ten Aš atsimenu, kai jūs brendžio, varydavot dar su kažko. vežimėliu apsipirkt. Ir mums duodavo valandą, tai aš tą maksimą žinodavau mintinai, tu žinodavai, kur yra Johnson's Levando alėjukas, kur yra moteriškos Starkas. tas pėdutės ten už ten 4 litus, bet 2 poros iš karto. Nu, ta prasme, jo. Ir brandis žinodavom, kur yra. Kava ir brandis. Nu. Lenčerkas gan gerai sėdėjo tada, man atrodo. Žiūrėk, kaip tu lietuviškai projektai. Supratinu, belangė. Jo. O kada pradėjo, nu gerai, pirmą mėnesį balius, ne, 4 mėnesius gyveno. Jo. Kada pradėjo raut stogą? Raut stogą pradėjo 2 mėnesio pabaigoje. Kai pasijuto konkurencija, pradėjo kritinėti žmonės, pradėjo toks jau fiziškai jau, nu, sunku pasidarė. Žinai, tam uždarėme visam. Tu nieko nesupratai, kas vyksta aplinkui. Mūsų laikė labai labai izoliuotas, mums pakiždavo laikraštis LT, dar tada buvo toks laikraštis tau. Ačiū. Prašau.
Ir realiai, pavyzdžiui, jeigu jiem būdavo per slowdownas, mes ten per taikus ir per ramus, tai jie paima ten kokį nors kažkino tipo laišką, įmeta, kaip ten kažkas ant kažko stumė ir tu čia manęs varai, ne, tu čia manęs varai. Bet tau tampa lengva manipuliuoti žmonėm, nes jie tiesiog išpratė. Mes nieko nežinom, nu blemba, aš po 2 mėnesių važiuodamas mašiną musę pamačiau, tai sakiau, musė, nes nu, tu nieko nesupranti, nei kiek valandų, nu kaip laikrodis buvo ir buvo tik tvarkaraštis, viskas. Taip pat dienos šviesos nebuvo, ar ne? Ko? Dienos šviesos. Ne. Gaudot kažkiek ten per langą? Gaudavom tik tai savaitgalį, kai važiuojam į konsus, matydavo, kas Valinskas važiuodavo sako, į uždarė Lietuvą visą. šnekėtis, kas važiuodavo filmuotis, pas mokytojus, kas važiuodavo dainavimo, dar matydavom, o techniškai sekmadienį būdavo išvyka. Visada. Jis realiai... Kiekvieną sekmadienį vis kažkur veždavo, tai ten jau gerai mes laukėme. Jaučiu tavo katinai panašiai gyvena. Nu dabar tai panašiai. Ja. Senis Jiem sekmadienio kasdien naktį. išvyka. Sekmadienio naktį visi ant Akropolio ledo. Dūmas. Tolis. Nu, panašiai. Bet jau kai pradėjo raut stogą, tada ir parašė tokius hitus kaip Daktarai Antoškė, Grūdas ir Dūmas. Su šita daina buvo Rūkimas žudo, žodžiu, buvo toks bairis. Ten buvo Rūkomasis. Rūkomasis buvo labai mažutis, toks, toks, per 2 vietas. Ir, Kaip sanatorija Vilniuje. Panašiai, žinai, vienas galėdavo atsitūpti 2 maksimum ir porą žmonių čia ant to soliuko. Tai kiek stalas, toks ir buvo Rūkomasis. O rūkė visi. Ir ant jo buvo visur parašyta, ten Rūkimas žudo, ten visa kita, visa kita. Ir, žodžiu, mes ten leisdavom labai daug laiko. Ten būdavo geriausi bairiai, mes ten dažnutės dainuodavom sutartinės. Maliboro, 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 auksinis, Maliboro, Maliboro. Ir Hebra sako, žinot, jūs ten leidžiat per daug laiko, prodiuseriai, ir mes negalim rodyti, nes nėra ką rodyti, jūs iš vien rūkot, gautasi visą parą, suprati, nes vien tam kurilkoj. Ir mes sugalvojom mesti rūkyt ir sukūrėm dainą Rūkimas žudo. Taip gavosi. O metėt rūkyti? Ne. Ne, Labai prašydavom mesti šiukštas. Galima ištešti šiukštas, prašau. Vakare galėsite išeiti 8. Ačiū. Taip gaudavas. O iš kur rūkyt gaudavot? Dūmas. Taigi maksimą, kartą į savaitę. Dūmas jaučiu suveikdavosi. Kaip kalėjime, valiutą cigaretės. Seni, ateina, žinai, tie susitikimai su Trūsa Baka ir Dūmas sėdi vienintelis, vyžžiai įsiplėtė. Dūmas, blėt, kaip Žiūrėt, sumas kokia buvo. gera klička. Wow. Vos nemirė per gaisrą ir pseudonimas tiesiog. Dūmas turi vardą šiaip? Donatas, seni, visi žino. Donatas Dūmas. Donatas Šimkus, man atrodo. Donatas 3 Šimkus. O tu gali mums papasakot, papasako kažką, ko mes nežinom, ko mes nematėm, bet kažką įdomaus, gali tokio pasakyti? Gal ten, bet narkotikus ir taip vartojat. Tu čia gerai paklausai. Kol tu sugalvosi, aš papasakosiu istoriją. Atsimenat, Anatolijus pasakojo, kad turėjo tą pirmą meilę, kuriai parašė gabalą ir kuri matė, kaip jis džakuzį laižo su pana ir susinervinus išėjo iš kambario. Tai man jo žmona sakė, kad šalia jo sėdėjo tada. Jo, viskas buvo senuose namuose. Ir čia dabar atsako į klausimą, aš galvoju, kur tu žinai, kad neišėjo, kas čia, blėt, kaip tu virš visko pakilęs, taip. Bet dabar supratau, ne, tai sėdėjo su tavo dabartinė žmona, tavo mokyklos laikų meilė ir žiūrėjo abi, kaip tu laižais. Gerai skamba, ne? Sėdėjo ant sofkės mano pirmoji meilė, būsima žmona ir žiūrėjo realybę šokį pasilaižausi su neringa, ne? Čia dabar neringa mėtos. Neįsivaizduoju, žinok, turbūt užsienį, kiek kažkada mačiau, labai... Gal yra neringa čia? Neringa tu čia? Ne? Nėra. Vėl sukris. Simboliška būtų gražu. Ir ta žmona sako... Ir žmona sako... Matau, kad susinervinus išėjo, o man juokinga. Jinai tai klykė, žinok, jai buvo kosmosas. Jinai kaip sako, aš tai iš tavęs tai tikėjausi, sako, tokių bairių. Bet gerai, davai vieną istoriją, kur nepaskai niekam ten, kur iškelias iš žvaigždės, kur nenufilmuota, kur toks, sak, gal anksčiau negalėjai pasako, dabar jau kaip ir pohui. Buvo viena istorija, kurios turbūt neparodė, maždaug 3 mėnesio pradžioj. Žinai, bet čia žiaurus toks dalykas atsitiko. Bet jis skamba kaip kalėjimas, kad bausmė lieka. Panašiai. Aš prabudau naktį nuo to, kad springstu. Springstu savo krauju. Krauju? Antiek buvau jau išsekęs ir pervargęs, kad man taip virino
iš nosies kraujas, ne, aš prabudau ten jau baloj, tokioj baloj, žinai, ir nieks to nematė, nes realiai tu ten visas apsijukoja, šliaužiai kitų, ten kažką ten kažkaip darai, tai šito bairė tikrai nematė. Ir negali parodyti, nes pamatys, kad tu silpnas ir bledumas, tave galės užversta. Jo. Čia dėl dūmų, Bet čia kaip tik seniai galėjo ateiti ant karštosios kėdės čia 2 vatos. Ne, bet žiūrėk, bet čia šiaip iš tikrųjų ne taip ir juokinga. Čia realiai Valinskas jūs bandė nužudyti, na. Jis bandė... paturėti tai tikrai. Jis tikrai išnaudojo jūs kaip sabakas, na. Taip, bet projekto jūs dar niekur neišsiskirsidavo, jūs dar varydavote į turus po Lietuvą. Tai buvo padėkos turas. O ten... Padėkos turas už tai, kad savo kraują vos nepaspringai, ble. Ant tiek dėkingas, ble. Ale padėkos žiūrovam turas. Tai ten būdavo linksmiausia. Tai kuo tolimesnė kelionė, tuo mes... Mažiau blaivus iki jos dašliau. Esi plyšęs ant scenos buvęs? Plyšęs ne, bet esu kartą dainavęs, neatsimenu kaip. Tipo, Viskonsas praeina, o tave sako kaip, neatsimenu. Taip yra buvę. Iki Kauno jau išgėrėm 2 butelius brendžio 3, tai kažkaip nuo to laiko aš... Daktarai, Antoškė, grūdas ir dūmas gėrė. Bet čia yra, buvo tikrai pažįstas kažkokios ten teisės, negalėjo taip jau visiškai. Pristatų Primeskva dabar neįmanoma. Surinktų 20 hiparikų Akropolių Ermitažį uždarytų 4 mėnesių. Vieną per savaitę išbalsuoja. Durnas neįmanoma čia sen. Nieks niekur tu nebeuždarytum tiek žmonių. Ermitažė per daug plaktukų ir vinių, jūs ten susikapotumėt turbūt. Bet... Sakytų, žiūrėk, nusikryžiavom. Bet jūs... Žiūrėk, kaip moku. Realiai jaučiu, galėtų Netflixas filmą padaryti dokumentinį, žinai, ten, kuris pasakotumės, kiek žiaurų buvo. Ir sako, visi kolektyviškai paduoti teismą Valinską. Buvo sutartys. Norėjai būti telikė su... Bet čia atidomi tema, nes iš tikrųjų čia realiai viso ko pagrindas tai yra, jūs nebuvo taip, kad jūs ten laikė per prievartą, jūs galėjote išeiti. Apskritai viso ko pagrindas buvo žmogaus geidulys būti televizijai. Žinoma. Ir vien dėl to jo realiai darė su... Ką norėjo? Matai, ant kiek Vaitekūnai buvo laikai, dabar visi tiesiog Instagramus turi, pohoj, ten gali su 500 followerių ten būti ir jaustis matomai. Dabar būtų ahujenai, seniai surinkčiau visas tas tarkas influencerės ir piščiau Ermitažą 4 mėnesiam. Ir surinkčiau visas tarkas influencerės ir piščiau. Ir surinkam visas tarkas influencerės 4 mėnesiam į Ermitažą, ateina Valinskas, sako, dainuosit, blėt. Dalyvauja, Lipnės visokios, blėt. Gurevičiūtė. Nežinau, net tokių. Eikti, nežinai, mane užbaninė, bet pohui, aš vis tiek žinau. Tai dėl to turi žinai, nes užbanino. Atiduodu duoklę žmonėm. Duoklę visuomeniai, ne? Taip. O dabar bent svartytum tokiam dalyvauti kažkokiam. Tai aš buvau tam burbulė, biškiai, žinai. Bet burbulas ten seniai, ten per karantiną sugalvojo formatą, kaip visiems būtų ir bučint. Iš esmės... Ten toks ir realybės šou, ten visi galėjo legaliai būti kartu, tipo ir gert, nes taip užsidarė. Normaliai bent jau ar ne? Biški. Kaip, kai ateidavo naujas žmogus, tai turbūt būdavo, supranti, kai tu esi 18 išgėręs jau viską man tavo biški, aš nežinau, kiek čia yra. Koks 18? Ne, bet kai Kyža laimėjo, tai ten lūpdavo kaip žvėris, manau, tai... Tai, žinai, krantų nejausdavai, nes, jaunas maksimalizmas, aš ten... Nuo kranto iki kranto varai. Ką nori, tą darai, žinai. Eina vaikai žiūrėti, atsimeni, pro langų žiūrėdavo žmonės, ten jums buvo kažkokie langai. Ne, tai čia buvo tu painiai šou. Akvariumas. Taip, sužinau. Tai šitą aš irgi žiūrėjau, bet, žiauriu irgi, tu už stiklą. Tai čia aš žiūriau. Akvariumas buvo pats pirmas. Taip ir žinojau. Tai dabar, kai aš nuėjau 36, tipo 5, 6 gal. Neatsimenu, 5 turbūt. Į šitą burbulą, tai aš supratau, kad tai yra jau nebe mano, tai ne mano vertybės, ne mano reikalai. Aš tam džekuziai negaliu laižytis, nes tai nebepriimtina tau, tu tiesiog užaugai, žinai, tai antiek man buvo tas svetima, žinai. Aš atėjau ten dirbti, man labai norėjosi krūvio, normaliai nuveikti darbų, žinai. O gulėt sofkiai, bezdėt ir taip išgirinėt, Realiai tada ir atrodo, kad apsibėzdėjo visi. Žinai, man buvo svetima, žinai. Radžis su vandamkiam. Aš ant to šau supikau, nes man ten buvo gaidys, aš sugaišau savaitę, žinai. Bet ten Radžis buvo MVP, blėt. Tai va, jeigu jam tai patogu, tai dėl to turbūt ir laimėjo, nes nusijautėsi kaip žinai. Jis laimėjo? Man atrodo, jis laimėjo. Merūnas laimėjo, seniai.
Nu, ble, tu vėl maišai, ar mes apie burbulą kalbam. Mes apie burbulą kalbame. Ai. Ai. Nu tai sakykit, blėt, aš nežinau. Apie burbulą, apie burbulą. Mes jau kažkur išskridęs. Tai, žodžiu, dabar... Sėdi tų kanapinių trapučių. Realiai nuo kanapinių trapučių pizdauskas jo. Tai dabar aš supratau, kad man tie šou, nu bent jau toks, kad, nes tam šou supranti, aš su merga pasilaižiau, ten kažkokias konspiracijas rezgiam, davai bernai išmetam mergą. Bičias laimėjo 100 gabalų, jis Dainą parašiau, supranti. pasilaikė. Iškritau, sugrįžau ten, žinai, nu, ta prasme, tiek visko padariau, kas man tuo metu buvo normalu, fain ir prieinam ir turbūt laiku ir vietoj. Jo. Dabar man buvo tiesiog peilis, aš realiai labai džiaugiausi. Žiūri, džekuzi farą kabinėjęs prie tavęs. Nu, ir visiškas liūdesys, supranti, nu, nėra, nu, net už ko paimti. Bet kad yra. Radžis nenupiso nieko iš tavęs. Išėjai iš burbulo, ble, piniginį. O su kuo iš tikrųjų daug palaikai geriausią santykį iš tų žvaigždinių visų? Deivis sakė, ir... Deivis. Jo, su Deiviu bendrauju, gražiai bendrauju, nu, kaip tokiai pagarboji, draugiškoji ir taip gražiai mes, žodžiu, sutarėm. Dūmas sakė, keuras. Nu, dūmas yra dūmas, mažai žinok O dabar. yra šansų, kad Dūmo Jungle King'e pamatys. Blemba, tiktų, ne? Vai, davai. Šiaip, kad bendraut, tai iš tikrųjų mažai su kuo bendrauju. Nu, aš toks lėtas, kurortė sėdžiu tarp savo pušų, nieko nežinau. Druskininkai Spotify nėra kurortas, pasidariau tik seni. prieš mėnesį. Nu, tai žinai, nu... Turi Spotify. Nu, aš klausau, nežinau kodėl per Spotify. Tai... Nu, rodo ten pusę lemo perklausų, yra A, ne? Spotify, jo. Ui, tu nori. O aš net nežinojau, žinai. Tai čia... Ai, kažkas įkėlęs kitas, ne? Nu, turbūt. Šoks pėdikas. Autorinės, Agata. Klausyk, tai čia toj durisi dar vieną butą Turkijai. Su tiek perklausų. Nu ką, tu Man sėdi? jis tiesiog nusipirks bilietą. Pasidalinsiu su jum, padarysim padėkos turą. Padėkos turas visada O tai laimėka, ble, kiekvieną O dieną. galėsim kada nulėkti su tavim į tą butą? Manau, kad galėsim. Dai, Jeigu įsiterpsim tarp pensininkų. paplanuojam kada, nes tai būtų įdomu, kaip ten ratingais viskas apaugė. Nejokau, seniai, jis ten leidžia iš Lietuvos į viskas įskaičiuota. Ai, jo, gali būti, kad Airbnb paleidęs. Mano tėvai, kai iš kažkokį keistą varys dabar sakė, į Turkiją tu pastai. Ne, tu neišduok visų planų, dar reikės mokesčių mokėti. Ne, pokai, žinok, čia nereikia, tai Lietuvoje mokesčių mokėti. Iškirpkit. Gerai. Rokelį jaučiau. Palik rokelį, ble, nebandai iškirpti. O kai buvo kelias iš žvaigždės ir jau ten visas šitas šūdas, kuris paskui čia bėga kraujas iš nosies, ten jau pavargęs nuo visko ir tas toks jau slegia, tos sienos tikriausiai spaus pradėjo. Kada supratai, kad gali laimėti? Ar visą laiką taip galvojai, ar nežinojai? Matai, pasakysiu taip, kaip man pasakė naktį per įrašus, kadangi viskas naktim vykdavo, žinai, tai ten, žodžiu, 12 atvažiuoju ir 4 grįžti, sudainuoju savo ir sudainuoju dar visiems bekus, žodžiu. Tai man prodiuseris Martynas Puchovičius, dar mes stovėjom, rūkėm ant laiptų, jis man pasakė, seni, visi jūs čia lohai, bet tu kol kas geriausias iš jų. Tai sakau, ačiū tau, žinai. Tai, nu, Tada ir supratai, kad laimėsi, ne? nu, iš tikrųjų, šiaip labai norėjau laimėti. Tokio stipraus muzikaliai ten nebuvo nei vieno. O. Ir nu, niekas, žinai, nu, Aš nuo realiai darželio, nieko- mažai yra tokių virinančių nuo darželio, žinai. Nu taip, Visą tu gyvenimą. turėjai... Nu, aš realiai visą gyvenimą tik muzikinį koncertuoju, aš neturiu kito išsilavinimą. darbo. Mano Taip, darbas sen yra tu scena. šūlę metei dėl to. Nu, Matau, įsivaizduojat, būtum 18 ateini mamai. Mama, metu šūlę. būsi žvaigždė. Varau, kelias iš žvaigždės vadinasi ten kažkaip. Planuoju laimėti. Tai va, o po to, žinai, Neįmanoma. lūžis atsitiko turbūt tada, kai aš pabaigiau šitą dainą ir mes pagaliau išleidom tą, nežinau kodėl, jau ją pristatė kaip premjerą, žinai. Bet pripažįsti, kad va šita daina greičiausiai ir nukalė tą. Jinai nunešė visiems smegeninį ir aš nežinau kodėl, žinok, iki šiol. Aš nesupratau kodėl. O, Bet pasiruošęs. jinai taip patiko žmonėm, Nu, aš galvau, kad tik plotose patinka, nes mes ją varėm ten po 7 kartus su gitara, tą paprastesnė versija. Legendinė daina vis dar. Bet žinok, vat gavosi daina, kuri drąsiai atsistoja tarp Dalužių, Margaritų ir visų kitų. Tai yra Taip. auksinė daina ir iš tikrųjų ačiū Jums, mėly klausytojai ir žiūrovai, kad... Čia plojimai dabar eina. Ačiū labai. Kad Jums patinka šita daina, tai buvo mano pirmas normaliai viešai parašytas gabalas. Šiaip, kaip sakoma, Lastaus, kaip toj dainoj, Benai. Būk laimingas be manęs, aš užgėsiu be tavęs, seni.
Be abejo, man tai žiauriai šitą dainą, iš tikrųjų, jinai tokia artima labai atrodo visą laiką. Nuo pirmo karto, kai išgirdau. Palauk, seniai pabaiga. Į pabaigą. Tai. Jo, bet čia aš šiaip dabar noriu. Man ta prasme, jinai, nežinau, net negalėčiau ten sėti kažkokių konkrečių žmogumų ar dar kažko, bet visą laiką, kai ją klausai, tą emociją labai gerai supranti. Nėra tau taip, Vaidekūnai. Nors man buvo 15 metų, Jisai kruoja kiaušiniais ir jis nesugeba apie savo jausmus ir emocijas kalbėtis, viską bairiais dengia. Aš dabar biškai buvau kitur nuėjęs, kol čia atvėjai širdį. Vis dar nuo tų trapučių, Kalbant apie šitą dainą, tai pavasarį, galbūt per savo gimtadienį kovo 4, nežinau tiksliai dėl datos, bet Nežinai, kol kas gimtadienis pirmas kada? planas, po trapučių jau nebe. Sako, per savo gimtadienį, nežinau, ten tiksliai. Pirmas planas yra šį pavasarį per mano gimtadienį išleisti šitos dainos remake. Ble, Giovannis dar jūs jau aišku. Ne, bet jinai bus visiškai kitaip sugrota, jinai bus kitaip pateikta ir yra parašyta papildomai netgi tekstą. Jau galiu atspėti, blėt, kaip skami. Dar ant galo. Geras šiaip, Nu, lauksiu. tai va, tai bus, jeigu ką, laukit, sekit, following. Nu, laukiu, aš iš tikrųjų įdomu bus išgirsti kitaip nuskambę. Nes bus visiškai kitaip, negu jūs pripratę girdėti ir, nu, tiesiog. Bet čia bus remake'as, skiriasi remake'as nuo remix'o? Absoliučiai. Čia remix'as bus, ne? Ne, tai remix'as yra, nu, pavyzdžiui, tą pačią nežinau kodėl, bet uždėtum greitą bitą. Jo. Nežinau kodėl, bet... BPS Tai čia būtų remixas. O editas kaip remake'as, tai jis yra, realiai jos bus visiškai kita muzika, kita harma. Kiti žodžiai. Papildomai dar 2 stulpeliai yra parašyti. Ir, nu, visai kita išraiška. Tiesiog naują dainą parašysime, bet sakysi, kad čia nežinau kodėl. Antra versija. Version 217. Tai va, tai bus šiais metais. Ką tu čia šypsais, Vaidekūnai, Jeigu aš klausimas? šiaip, tai nes linksmas. Kiek esi per, žinai, su visais pakartok, kiek esi per vakarą įpisęs kartų, nežinau kodėl. Daugiausiai. Koks rekordas būtų? Per vieną tą patį renginį. Per jo, tai, nu, turbūt 11 kartų. Yra tokių pasiūlymų buvę. Bet čia nedainuok kitų dainų, davai tą pačią. Sakau, 11 kartų išėlės. Jos! Ir variai? Nu, panašiai su pertraukom. Margarita reikėjo kur nors įdėti kokią nors, žinai. Margarita? Praskies, nu ką nors, nu, žinai. O tai tu varai ir kitas, nedainuoji? Kai būna koncertai, aš stengiuosi pamaišyti. Aš dainuoju ir Modern Talkingus, ir Sweet Dreamsus visokius. Ir jie Ne, va šitos vienintelės nedainuoju. Aš nedrįstu perlipti per save, žinai. Man per sudėtinga muzikaliai daina turbūt yra. Nors ten yra mano bekai irgi. Tai... O dabar dar viena mano daina. Davai, pajudėk. Remake'as. Davai padaryk, davai pajudėk remake. Bet pala, jūsų kelias iš Žvaigždės 3 buvo paskutinis, ne? Ja. Pamatė, kad jau sunkiau važiuoja, pamatė, kad jis jau ten skūstis pradėjęs. Aš manau, nes šiaip kainavo milijonus litų apskritai tą šou producint, gamint, išlaikyti. Bet aš nemanau, žinok, kad jūs neatsipirkote jiems. Manau, kad, žinok, jie ten labai gerai apskaičiavo viską buvo. Nes jeigu padarė 3, tai nėra, kad testavo, žinai. Tiesiog jau pamatė, kad mažiau negu pirmi 2 nuvažiavo ir 4 nedarė, jaučiu. Bet vis tiek, nu, tipo, pirmi ten... Ir plus žmogaus teisės atsirado. Jo, aš norėjau sakyti, kad po šito projekto... Ties 2.8, blėtė. Dėm, įstojame į Europos Ai, bet buvo, tiksliai, buvo krizė, tada, tai čia jaučiu dėl krizės. Turbūt po manęs krizė, jo, po šito šou buvo. Aš jos nepajutau. Su Lietuva, jo, realiai, tu tipo krizė išgyvenai su 100 štukų. Pats gasas, žinai. Jo, bet dar visi privatai, vis tiek ten turėjai belenkiek jo, ne? Jo, buvo žiauriai daug. Per krizę. Nerealiai daug konsų, po 2, po 3 į dieną. Ir tu realiai naktim miegodavai mašinai, ten tą visus Statoilo maistus mintinai žinodavai. Ten kosmosas kas darydavas, iš tikrųjų. Atvarai porą valandų į mašiną ir vėl pjauni, žinai. Kaip furistas. Nu, panašiai. Tik furistai daugiau biškai uždirba. Tikriausiai. Manau, štai. O Nu, žiūrint kaip lyginti, į mėnesį ir į valandą. Na, tu sakei, kad mokėjais gyventi truputėlį po viso šito, bet žvaigždžių lyga sirgai kaip Lastauskas dabar. Ne, nu kaip Lakstausas, ne. Nu, ta prasme, reikia dar... Antiek ne. Antiek ne, nu reikia mokėti taip pasileisti.
plaukus, žinai. Ble, 3 likusius plaukus. Bet buvo tam tikrų bzikų, kad, pavyzdžiui, neidavo iš namų neįsiplovęs galvos. Čia žvaigždžių lyga, ble. Žinai, žmonės tikrindavo, Tada aš sergu, ble. Žmonės tikrindavo, ką tu perki parduotuvėje, jie siokindavo, ką tu geri, kur tu būni, kaip tu vaikštai, ką tu apsirengęs, žinai. Koks tu atvažiuoji, žinai. Anatolijus Rimekė prieina be kokia moteris. Nu, ką čia Anatolijus, nu. Kokia sudėtis, ar tu matei bent jau? Trapučių, ryžių, ble. Tai Valgysi. būdavo, žinok, jo. Aš girdėdavau, kaip žmonės šnapždasi apie tave, jo, žinok. Pradžiai galvojau, kad man tiesiog... O, erzina tokie dalykai. Pradžiai galvojau, kad man atrodo. Jo. Bet iš tikrųjų įsitikinau, kad ne. Tiesiog gerai girdžiu. Dėm. Jo, ir tas biški kirstavo per smegeninę. Bet tau 19 metų, ten viskas gerai, žinai. O tai paparindavai, o būdavo kažkokio blogo grįžtamo ryšio? Visko būna. Atlikėjo darbas, nu, kaip ir jūsų, irgi turbūt. Mes tai čia, ble, žinai, bedarbiai. Lastaskas visą dieną iš lovos storis Ne, pisa, tikrai. aš iš vis nedirbu normaliai kažkaip. Gyvenime yra visko buvę ir siuntė, ir glaudė, ir nu, viskas yra gerai, žinai, nu, tu prasme, taip yra. Žinau, nu, kiti gal dažniau girdėjo, aš kažkaip mažai. O tu imdavai į širdį tokius dalykus? Aš labai imu į širdį. Nu labai, man kažkaip rūpi, ką apie mane galvoja. Ne. Labai skanus trapučiais. Vat prie tavo akių. Tai aš ten nepatinka, valgy kanapinius. Nu. Neskanu. Tai va, nu, taip yra, žinai, visada rūpi, ką kiti galvoja. Tai gerai, kad kažkaip tas internetas nebūdavo toks, nu gal būdavo jau vis dėlto. Ten būdavo toks puslapis žvaigždė.lt, kur buvo ten viskas rašta. Ir ten surašo, ką žvaigždė Tai tiesiog. tada aš išmokau, Čia Discordas, taip. tada aš išmokau neskaityti komentarų. Nu, neskaityti tiesiog. Nu, Na, ta prasme, maladėčias. nei neskaitai ir nesigilini iš viso. Teisingas Ir gyveni sprendimas. laimingas ir patenkintas, žinai. O buvo momentų, kai galvojai, na, čia viską aš mes norėčiau, nebenoriu aš čia būti, daryti kažką noriu paprastą. Aišku buvo ir tu sėdi ir galvoji, kad o ką aš dar be muzikos moku, žinai. Visą gyvenimą vien muzika, ale tipo nuo darželio muzikantas, čia toks atlikėjas, visą kitą. Ir tu po to galvoji, geriau gal kažkokią mediciną įstoti ten, ar inžinierium kokiu būtų. Nu, tipo... Šiaip gaila, kad Bareikis savo to klausimo nekelia. Ne, tai jisai aktorius, kuris sugalvoja tapti muzikantu, tai jis jau, nu, prasiplėtė, žinai. Tai va, bet po to persigalvoju, nes, nu, tai yra darbas, kurį aš myliu, aš jaučiu muziką iki paskutinio žiuželio, ir tai yra mano, ir jeigu jos nebūtų, aš turbūt, nu, apsiverkčiau krūvinom ašarom. Ačiū. Gražu. Turi minty, kokią norėtum per laidotuvę savo muziką, kad groti? Kai gros... Kas turėtų groti per mano laidotuvės? Jo, niekad nesat galvoję, tai čia abiems klausimas, nesat galvoję, kaip jūsų laidotuvės atrodytų? Nu, seni, tikrai leidžia karstą. Jie Pajudėk, lašinių, kam negailėk. Arba tau dar tiktų į temą. Vivo per leir. Bibijs gerkliai. Čia galite irgi paploti. Tai kalbant tą temą, žinai, tęsiant mintį. Jo, nesat galvoję apie savo laidotuvės? Aš turiu, bet tegul papasakoju. Visi turbūt norėtų, kad būtų per laidotuvės tūsas. Nu, kažkokia šventė, kažkoks paminėjimas. Kad nebūtų liūdėjimo. Tikrai nebūtų 4 močiučių, kurios ten skaito, neaišku, ką ten skaito, močiutės bus dainuoja mirusios. ten milijoną valandų, žinai. Tai, nežinau, nu, dar turiu ką nuveikti pasaulyje, dar apie tai negalvojau. Jo, Teisingai, maldės, pagalvojau, tu galvojai, tai tikrai galvojai. Aš turiu biški minčių. Pasidalyk. Aš turiu minčių. Labai norėtos. Aš tikiuosi, kad senatvėje seniai taip kalbėsiu. Nu, vaikai, prisėskit. Man atrodo, man yra pizė. Nebematau, ble. Ne, aš iš tikrųjų norėčiau, kad mano būtų su ekranu paminklas, kur mano visokie tokie eitų. Tipo kaip Eurolyga, ne? Ja. Geriausias akimirkas. Suku kamolį.
Ir norėčiau, kad tai, tipo, prasisuka mano ten, žinai, tie... Jie realiai highlightai tavo. Jo, su kamoliu ir tada vat, sudeda su garsu, žinai, vat, iš lainapų vaštų. Jo, ne, tiesiog top reelsai tavo geriausia, reelsai daugiausiai peržiūrų surinkę, tai pasirodo. Tokių, nu tai turi planų. Bus ten, žinau, mano bus paminklas tikrai senė hujienas, bus šalia soliukas, prie šapro, tarp kit kontakalnį bus palaidas. Bus soliukas ir bus tokia peleninė, žinai, ateini, tai blėt, parūkai, su manim pakalbi kažką. Bus įrašytos iš paminklo, gali, tipo, pasakai kažką ir atsako tavo paminklas. Bet random išrenka, ne? Jo, jo. Kaip purtulistas. Gera mintis. Na, nežinau, dar pagalvok, atsakymai tokie bus. Neskubėk ir būsi pirmas. Jo, tai aš apsvarstę žinau, kaip išeisiu. Aukštumojse. Bet čia jau, ble, turėsi babkis. Anatolijus dainuos per mano laidas, aš vis tiek anksčiau mirsiu. Reikia padainuosim. Viskas gerai. Nežinau kodėl, bet ne šitą. Laidotuvėse nedainuoja, bet žinok. Bet tavęs gyventi. Bet tavo šypsenos akių. Pasakysi vaidė kūnai. Ir karštai tavęs ilgu. Žinai, visa šeima stovi apsiverkus ir tipo jau toj pradėsim užkast ir Anatolijus randam su blizgančiu kostiumu įėjo su gitara. Čia dar buvo užsakyta iš anksto. Pasako palinkėjimą, nes aš iš tikrųjų gimtadienį užsisakiau. Nesvarbu kiek metų, svarbu, kad šypsena, gera nuotaika ir važiuojam. Bet tavęs... Apigienai būtų. Ir dar tą sveikinimą Maibacho ant galo. Nu, tai karočią senė. Nors tu po žemę, bet judėk toliau, na. Wow. Wow. Greičiau tu mirtum pizdavim, laukiu. Tarp kitko kažkaip, Davai, Anatoliau, tik nemirk greičiau už jį. Seni, aš tik mirštu, labai skubiai Lastauskas leidžia bilietus. Linksmasis atsisveikinimas su Anatolijum Oliai. Pradėsim lainavę, po to eiseną iki Antakalnio kapį. Ir tie debilai Vilniuje oranžiniai apsirengę, žinai, eisit va taip per... Ne, žinai, ką aš daryčiau? Aš daryčiau kelias į žvaigždės padėkos turą. Surinkčiau vėl visą senąją gvardiją. Važiuoja mano urna per miestus. O kaip ten tas filmas, kur visus tokius senukus ten surinko, veiksmo filmo, Schwarzeneggerį, ten tą nenugalimėjai. Expendables. Ja, tai Tas pats Taboras. Neplanuoja tokio pat kelias į žvaigždės padaryti. Kai visi jau busit tokie jau dar senesni. Nu, tu tai jaunas, tu labai... Ne, tai aš bijau, kad Radžis nedagyvens tiesiog. Radžis nedatrauks, ne? Ble, bet be Radžio jaunišis nei tas būtų tikrai. Visai, jau pusė kojas tik. Aš tikiuosi, kad nesupyks Radžis, mes jį dar norim pasikviesti kažkada, bet aš esu dirbęs vestuvėse, kur Radžis dalyvavo. Atvyksta Radžis, ateina, sako, būk žmogus, nueik mineralinio paimsi. Nu, tipo, O tu vedėjas? Ja, atnešu mineralkę, ten, žinai, visi šoka, žmonės ten pertrauka, atnešu mineralkę. Radžis taip išgėrė, bet tai, blėt, visą, tai, blėt, litrinį bambalį, visą iš karto. Atsisuka ir sako, koks vardas tavo? Paulius. Kaip tu galvoji, Povilai? Sako, kaip tu galvoji, Povilai? Daug čia man pistis reikės šiandien. Sakau, nedagyvens tiesiog, nu. MVP. Rimtai žiūri. Aš manau, kad čia yra MVP. Blet, nu... Bet būtų įdomu persimės visų jūsų čempionų. Tipo, kas pirmą laimėjo? Pirmą laimėjo Merūnas. Rimiškis laimėjo pirmą, antrą Merūnas ir trečią tu. Bet čia dabar apie kelias į žvaigždės kalbam, ne apie tą burbulą. Jo, kelias į žvaigždės. Jo, tu pataikai. Taip. Būtų finaliniai gerai varyti. Žiūrėkit, aš padarau pertraukėlę. Žiauriai myš nori. Jo, varyk. Tavo trapučių. Tai greitai eik, Varyk, mes pabusim, pakalbėsim kažką. Gerų žodžių senė minėsim tave. Pažiūrėsiu, kol įeisi į vidų. Ne, nu, blet. Kur koks kvailas, na. Bet kodėl, kaip su 17 kačių, tai visai normalus. Sako, blet. Tai buvo žvaigždžių lyga, senė, neplauta galva į lauką. Čia skamba, žinai, kaip panas pasakojo, kaip pristūmė vakar girtos. Eik, tu, na, nepalikau arbatos, tu durna gal? Tu neprimeti visą tą tualetę, tą
rankšluos, išvarėm, šiukšliadėžę sumetėm ir pirkina ateis kažkas nusplaus rankas ir net nebus nusivalyti. Nebus. Oro, blėt, lėktuvė, tipo, tualetinė atviniojo į unitazą, paspaudžia, blėt, visas iš visų. Pabėgom iš to lėktuvo, na. Ačiū Dievui, parašiutus turėjom. Prasidarėm, duris iššokom ten. Ja, vais. Yra kažkas iš Alytaus. Paplokit, kas iš Alytaus. O, pagarba. Malonu. Regionų turim. Blet, visada litiškai tai pasakoju. Seni. Tu durnas, kur? 2 Porschus sudaužėm begerdami, va. Bičas Ikėjai dirba tikrai? Nu tu durnas, kur? Tu mane žinai, na. CTB Porschus jau čia. Bet kiek gali myš žmogus, aš esu. Ar jums čia normalu tiek, vat, puslėjai turėti skyščio? Aš pasakojau, ne kažkada, man rodos, kad aš esu laiką nuėmęs. Džiauriai norėjau myšti, ir nuėmiau laiką. Žiūrėjau, kiek laiko myžu. Čia kaip pana galvoja, kad išdavinėja. Ir nuėmiau laiką ir po to googlinau, koks pasaulio rekordas. Aš šiandien ryte atvariau į radiją ir tipo atsidarau Google, kažką norėjau pasigūglinti. Ir paskutinė paieška prieš miegą. Koks galėjo būti Kristaus balsas? Galvoju, priešina, nerenginukai. Blet. Nu kaip? Kaip pamyžai? Gerai. Gerai. Muzikaliai taip. Lengviau? Įsivaizduok, jeigu taip apie myžimą, kaip apie muziką Natolis. Ne, man myžimas visą laiką. Bet tave sunku pramyšti. Gerai, čia nepošint, tavo bičiui patiko. Užskaitą. Paikė, suka jau. Net alytiški šyptelėjo seniai. Esi Alytui buvęs? Čia kaip pasimatymą klausimai baigės. O pas tai namie jau yra, ten Wi-Fi'us. Esi Alytui buvęs. O tarp kitko, šiaip įdomios, jis kendės. Ne, jokavim, iš tikrųjų. Eisim lyg pabaigos, man atrodo, ne? Ja, manau, kad galim. Jo, nu ką. Siek rytoj iš namų, ne? Paplokit, kas iš namų rytoj. Gerai. Labai gerai. Norėčiau, kad jūsų visų bosas būtų, blėt, Maybachas gyvenime. Nu, cibukos iš namų, no? Privažiuoja prie namų, ateik, raučių mašiną, pakalbėsim. Man, gerai, pabaigai padarom taip. Lastauskas turi parašęs savo nežinau kodėl versiją. Jo, aš padariau. Norit išgirst? Aš ir galvoju, ko jis visą vakarą trina tą telefoną. Jaudinasi. Mūsų planelis ten yra, žinai, šioks toks. Mes gal turiu nustebsi, bet mes ir planą čia turėjom. Bet šita nežinau kodėl versija yra hiparikams skirta, ne? Hiparikams, kitaip žinojams, kaip hipsteriams. Tai va. Pabundu anksti ryte, overthinkinu apie tave, I don't know kodėl. Aikos mano nevalytas, serialas nematytas, I don't know kodėl. Suprantu, terapijos nepraleisi ir neišsiųsi, asos kėdų atgal. Bet tave sunku gyventi, be tavo valgomų varlių. Pasakysiu tau mažutę, kaip karštai I love you. Bet tave sunku gyventi, be tavo šampūnų 4. Savo hipariką turiu, o jis tai tu. O jeigu Arensas paleistų, nežinau kodėl, galim ant viršaus sudainuot. Tai žiūrėk, galim ir be muzono. Galim be muzono, važiuojam. Jūs pasiruošęs? Ne, bet normalią, ne? Ar pasiruošęs Vilnius, nežinau kodėl. Darom tavo versiją? Ne, normalią. Kur plaivai? Ilgai žanga, nereikia Jo. daug vaidinti. Aš atsigersiu. Garsiau plojam, važiuojam. Pabundu anksti ryte ir mąstau apie tave. Nežinau kodėl. Jūs irgi dainuojat, garsiai važiuojam. Meilė mano išblaškyt, tiesiog oros nematyti.
nustatytos jūs. O taip pat suprantu, praeities nepakeisi ir nesuksi, ko nesuksi. Sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažutę, kaip karštai tave myliu. Bet tada sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu, o jis tai tu. Vilniau, bravo! Anatolijus Rainė! Ačiū! Jūs sakėte, suprantu, Gerai, dar kartą vieną priedainį visi. praeities nepakeisi Visi garsiai! ir nesuksi laiko atgal. Bet tada sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažutę, kaip karštai tave myliu. Bet tada sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu, o jis tai tu. Ačiū labai!